Sveiki, esu klaviatūrų mokslų daktaras, dekanas, 30 metų dirbu prie klaviatūrų ir šiandieną noriu parodyti, ką pirkti ir ko nepirkti. Šita klaviatūra, mes neperkam gaidiškų klaviatūrų, todėl nerekomenduoju. 9 iš 10 mokslo daktarų dekanų rekomenduoja tik tais geras klaviatūras. Klaviatūros shop turi gerų klaviatūrų, todėl su nuolaidos kodu OMA10 galit nusipirkti gerų klaviatūrų. O ne gaidžių. Su jumis buvo daktaras klaviatūrų mokslų dekanas Omantas Jokubaitis. O tai jūs turit kažkokį diplomą šiaip? Gali nesąmonę neklausinėt, ką kai filmuoju. Išjung kamerą. Sveiki visi brangus, čia vėl 2 per daug. Brangus, pabaig mintį. Brangus klausytojai, brangus žiūrovai. Kaip pasakyti? Gal labiau žiūrovai. Mes į Spotify nekeliam, ne? Ne. Ne, tai tada žiūrovai. Ar reikėtų? Ne, nebūtina. Bet kažkas dabar parašys tikrai komentaruose, davai kelkite ir Spotify ir dabar kelsiu porą. Ir kelk. Visi komentaram tu iki dabar dar netrašinėjai. Atrašiau daugiau, jau 7% atrašinėjau komentarų. Nu, ne. Ačiū. Tu 7% gal paspaudi laiką ant komentarų. Bet kad atrašytum tu jiem. Bet kad nebuvo, tada į ką? Man dabar perbėg per vidos ar pasakyti. Ne, bet... Kam nebuvo? Nu, tipo, maladėts, ką atrašytum? Ačiū. Tu irgi. Jo, šiaip teisingai pasakyti. Nu, gali atrašyti irgi. Tu irgi. Dabar visiems atrašysiu, kurie rašys maladėts, tu irgi. Va, visai, kaip paprasta. Toks kaip draugų ieškojimas, bet... Kaip savaitė, Oma? Oi, žinai, ką aš sakyčiau, pergalinga savaitė. Ne? Ką laimėjai gero? Nieko, laimėjom Creator Showdown'e, tokį Gaimono renginį, kur Karolis organizuoja. Kaip sakoma, nuryginom. Nu, jo. Kas čia taip sako? Yra žmonės, kurie šneka. Tai viskas pagal skriptą buvo, kaip suprantu. Realiai viskas buvo pagal skriptą. Kadangi renginys jau praėjo, aš jau galiu pradėti kalbėti. Buvau pasirašęs NDA sutartį, kad negaliu pasakoti apie skriptą visą. Nu. Tai dabar jau galim kalbėti. Jau renginys praėjo. Nu tai praėjo. kalbam, žodžiu, buvo Gaimone renginys. Dokumentus reikėjo pildyti. Ką reikia pildyti? Sutartis buvo, kad negalima pasakoti. Sutartis, bet dabar jau sutartis baigėsi ir galima pakalbėti, kaip sakoma. Matai, už sutartį man dar nieks pinigų nepervedė. Jo, griežtos taisyklės, kaip sakoma. Negalim kalbėti, kol neįvyko renginys. Ne, šiaip renginys buvo super. Man asmeniškai koks svarbiausias dalykas, kadangi čia viskas susijęs su CS-u ir šiandieną galbūt tema mūsų bus apie gamingą kažkiek. Ne, šiek tiek, o visiškai šiandien gamingos rymas. Tai pakalbėsiu apie tai, kad mes kaip pralaimėjom mūsų patį svarbiausią mapą. Aš gau, kad GG game'as bus. O svarbiausias mapas buvo Overpassas? Overpass, yes. Čia bet mūsų buvo svarbiausias. Žinai, aš tau pasakysiu, Overpass aš nejaučiau konkurencijos jokios. No. Nejaučiau jokios grėsmės iš jūsų, aš galvoju, čia visas patobulėjimas, nejaugi. No. Ir tai tada Ancient'e pasijauti, kad yra patobulėjus komanda jūsų, o Inferno nustebino tas, kad išėjom į overtime'ą, tai reiškia, kad Inferno jūsų prastėjo. Jo, arba jūs patobulėjot. Aš. Dėl to, kad Inferno aš geriausiai žaidžiau tą mapą. Inferno aš buvau nuo visų atitrūkęs per 1000 damage. Neblogai. Aš irgi ganėtinai visai neblogai sužaidžiau Inferno, manau. Ja. Galėjau geriau, bet man biški... Žinai, kas man pakišo koją, iš tikrųjų, tas, kad šalta rankom buvo, normalu. Labai šalta. Bet su megstiniu viskas cool. Tai jūs pirmą mečą čytinot su megstiniais ir taip pralaimėjot. Taip. Ir pralaimėjom vis tiek, ant kiek riged yra viskas. O tu pala, dabar man pasakyk, šiandien yra šeštadienis. Renginys buvo praeitą sekmadienį. Jo. Praėjo savaitę, tu prieš tą savaitę buvai pasikeitę šitą džemperį į kažką kito, ar ne? Visą savaitę nešiau šitą džemperį. Nes kiekvieną dar kvepia. Kiekvieną podcast'ą tu vis prašiau kepurys pešiojus, kaip pas gaidį kokią. O taip atrodo, sen. Tai... Nu, kalakutas. Ne, čia ne tas pats bynis, čia turi būti... Čia ne bynis. O kas čia? Čia kepurikė. Nu, seniai, čia dabar tokia mada, seniai. Čia labiau skudurikė, ne kepurikė. Galim taip pasakyti, nežinau, netrodo. Aš atrodo, kad su šaliku būčiau ant galvos. Taip susivonioja. O čia neturi, kad dar kartą užsilenkt? Ne iš... Daugiau? Ja. Palauk, tai dabar kalbėk jau. Tai va čia bynis. Jau geriau? Tai va taip jinai gal ir turėjo būti. Ne, neturėjo. Taip atrodo, visiek blogai atrodo. Ar taip, bet... Tai dabar taip būsiu. Šitaip geriau žinau, kad atrodo. Geriau? Gerai, ypač, kai čia plaukai keli išlindę, kaip pas jų reiviai, tai gerai, atrodo. Viskas. Tai ką, praėjo savaitę, nemeluosiu, sakiau, ištrinsiu CS-ą, žinok, dar toliau žaidžiu. O aš ne. Aš neištryniau, bet ir nežaidžiau. Aš ilsiuosi, man geras laikas dabar. Aš jau norėjau tave pasveikinti, kad tapai MVP. Aš taurę pamiršau atsivežti.
Būčiau Sedžą parodęs. aš norėjau pamatyti, irgi norėjau parodyti žmonėms MVP taurę, kas man gal kiek keista, kad gavo tipo pralaimėtojų komandą. Nu, tipo, supranti, ką turime. Aš suprantu, Bet- renginio dieną aš ir aiškinausi, kaip bus. Ir kaip sužinau, kad, man atrodo, yra šansų pralaimėjus netgi gaut, galų, gerai, my time Nu, to tipo, shine, nes abi žinai. taurės, realiai Pradėsiu lygiai dėt. išėjom, žinai. Tas tai jo, bet turiu omeny, čia labiau gali būti, kad neteisinga dėl to, kad priešininkų komandos gauna narys, kad ir aš geriausiais buvau Jo. iš visų, žinai, žaidėjų, bet čia labiau buvo skolos gražinimas. Pirmą renginį mes kai laimėjom, aš buvau irgi MVP ir aš net menšinau nebuvo, net Jo. nepaminėjau, kad čia geriausiai žaidėjai, nei statistiką rodė, Žinai, kur nei paminėjo? prizų, niekur. Gaidelio MVP. Gaidelio MVP gaidelis. Jo, niekur nieko, tai čia toks, man atrodo, biškai buvo, kad ir norėjau ir skolą gražinti. Toks jausmas. Ir pamatė, kad vis tiek buvau geriausias, galvoja, dabar arba niekada, žinai. Ne. Blema man kaip Česka patobulėjęs buvo su žygiu. Tai jis antroje vietoje čia. Jis antroje vietoje. Česka po manim. Ant vieno ADR realiai laimėjo prieš mane. Tai kosmosas. Tu trečias, ne? Tu Pagal trečias. gerumą Aš buvai. 95, jis 96, tu 101. man Aš atrodo. 100 siekiau jo. O tai Eina žygis po sau. taimo nebuvo. Žygis 86 ir 7. O kas po žygių? Kas penktas? Easternas, man atrodo. Easternas, ane? Easternas, šerifas Lingalo jau ėjo. Šiaip negaliu pasakyti, negaliu komentuoti, nes pamiršau jau tą. Aš irgi pamiršęs ir man buvo labai įdomu, žinau, kad po manim buvo 3 jūsų komandos nariai. Ja. Ir kas 5 vietoje, aš netkreipiau dėmesį. Ir Ne, dabar šiaip klausiu. man tai asmeniškai Logiškai patiko. Easternas. Tik vat galėjo ant tokio renginio, ant shooter renginio lenktų ekranų nebūtų. Sorry, hebryte. Galėjo būti ir 25. Ekranai yra peilis. Ir 27 coliai, nu dar pofi, galim sužaisti su 27 coliais. Bet ar profesionalioj scenai žaidžia su 27? Ne. Matai, ir pasikeitė nuo pirmo renginio. Pirmam renginį mes turėjom 300 Hz monitorius ir 25 coliai. Jo, o dabar buvo 27 ir 2 Hz. Ja. Ir dar jie šiek tiek lenkti, jo, tai teisingai sakai, kažkiek buvo lenkti. Nes man asmeniškai atrodė kitoks biški žaidimo playstylas ir toks visiškai nešerp. Atrodo sensitivity šiek tiek trūksta, žinai. Tai čia tau dėl to nesu pripratęs namie prie 25. Jo. O aš namie žaidžiau ant 27. 27. Ir aš toks, blemo, kaip namie. Nu, Man tai buvo toks, žinai, tai bet vaibas. ir matėsi, kad kaip namie žaidėjai. Tai Jo, sveikinu. ramiai taip galėjau. Tai Geras visai eventas buvo, dabar šiek tiek backflashų gaunam, kad per streamus mačiau, girdėjau, kad, nu, tokių gal negražių atsiliepimų, bet, nu, tipo, ir jis buvo, ir jis, žinai. Nu, Aš tai nieko negirdėjau, iš vis nesidomėjau, kas ką atsiliepė, aš svarbu atsiliepiau productionui, pasakiau savo Ne, pastebėjimus. productionai. Aš pasakiau viską, ką aš norėjau pasakyti. Aš neradau prie ko prisikabinti. Aš viską, aš tiek pagyrų nesu niekam sakęs per šios metus, kiek išgyriau aš tuos Nu, tu production teamą. mėgsti biškai padūkinti, bet Jo, jeigu jo. pagirų iš tavęs gauti, tai čia Jo. super. Tai tiesiog. pasakiau viską savo nuomonę ir labiausiai apsidžiaugiau, kad MVP buvo kaip apdaunojimas. Aš neatsakiau, man nesvarbu, ar aš būčiau įgavęs ar ne, bet aplamai, kad mes pripratę prie Counter-Strike renginių, kad MVP yra išskiriamas kaip žmogus. Jo. Visada. Nuo tų, žinai, majorų, Taip. visuose tus, visada buvo. Ir, tipo, mes darom Lietuvoje, suprantu, kad pigesnių lygių, prastesnių lygių, bet kam daryti, kodėl mes galim ir gerų lygių padaryti? Mes Darom, labai gerų lygių padarėme. Ir čia padarė, nu, aфиgenai. Čia, hands down. Karočią, pirmą showdowną jūs mūsų myžot, kai obulius. Ten, man atrodo, kad net nebuvo prieš ką varžytis lygių. Ten Net visiškai overtime'ų nebuvo. nebuvo, ten nieko, ten tiesiog trakš. Kas galėjo lemti dabar pralaimėjimą, pavyzdžiui, jūsų komandos? Šiaip, nu, įdomu, iš tavo perspektyvos. Bendras vaibas. Nėra komandinio darbo, nebuvo jokių treniruočių, nieko. Četuose, jeigu ir pasirašinėjom, tai tiesiog į savo perspektyvos kažką ir tai labai minimaliai. Tai realiai visi už save žaidė, bent jau aš taip galvojau. Blet, jie visi už save žais. Nu, tipo, aš taip įsivaizdavau. Aš kadangi buvau IGL, aš visiems pasakiau, Hebra, kadangi mes neturėjom jokio komandinio darbo, tai tiesiog prieš kiekvieną mapą pasiskirstom, kur kas norės labiau eiti. Ir jeigu matysiu, kad hujovai, aš liepsiu susikeisti ir klausykit, tipo, žinai. Ir sakiau, mes šiandien atvažiavam žaisti savo žaidimą. Kiekvienas žaiskit, sakau, savo žaidimą, nes mes negalim jokių taktikų daryti kartu ir nieko išvižinai. Jo. Tai taip, tas ir buvo, žinai. Nu, komandinio darbo labai daug pritrūko ir jo, pas mus ką, pašaudyt gali. Tam tikri žmonės, žinai, galim pašaudyti, bet ne vis daug užtenka šaudimų. Reikia, žinai, kas pas jūs labai jautėsi, kad yra treidai iš karto. Jeigu lenda 3, tai, žinai, ir tu negali taip taikinuko sulaksyti. Sufuksin gali 1-2 kartus per visą šio mečą, žinai, tokius momentus. Bet kiekvieną kartą, kai išlenda 2 arba 3 ir nušauna tave ir dar iš mano komandos niekas nespėjo sutreidyti, tai labai blogai. Tai va, visą šio mečą aš jiem aiškinau, kad
jūs geriau lyskit kartu ir tradinkit, jūs net jei mirsit dviese kartu, sakau, aš mažiau pyksiu ir mažiau bus mum, tipo... Nu, kad pykčiu, kad neištreidai. Jo, tipo, jau jūs geriau lyskit ir abudu mirkit, nei karočią leiskit viens po vienu numirinėti vis kitam. Kaip sako, tas žodis yra beitinė. Jo, ten čia beitas būtų, jo tai. Bet mačiau, kad stengiasi ir ant tų treidų buvo ir iš mūsų komandos kažkiek treidų ir pas jūs tai ten kiekviena mirtis vos ne ant treido buvo pastatyta. Nu, tik tas raundas Inferno, kur aš atsimenu, kur aš nusėmiau midę 4, nes jie visi į dešinę pusę išlindinėjau ir žiūrėjau ir nei vienas į mane į kairę net nebuvo atsisukę. Nežinau, ar tai pas jūs informacija, nes kur aš eisą galėjau paimti, tu buvai likęs paskutinis ir jis ar nasai dūmus nušuoja midę. Tai tą raundą į mane tau komandos nariai nei vienas nepažiūrėjau, aš longė buvau, jie visi 4 į šortą atsisukė ir lindinėjau. Tai man atrodo, man tiesiog vienas prieš. Žinai, kas buvo blogai? Blogas smaukas buvo. Galimai. Blogas smaukas, mes blogą smauką užsimetėm į longą, nes smaukinom iš spamno, man atrodo, ar kažkas panašaus. Ir mes bėgom iš karto iš šortą pušindami ir žodžiu prasidėjo. Ir aš tiesiog vieną pakitą. Nes aš visą laiką likdavau bananę. Blema, nu mes ten įdomiai žaidimą, bet kokiu atveju džiaugiuosi, kad laimėjom, nes nu, kosmonautai pas mus komanda, taip pat ir jūsų komanda yra kosmonautai, tas pats Aistelis, Įsternas, Šerifas, tu, Eimantė, nu, toks super žaidimas ir man žiauriai competitive, grajus gavosi. Nu, tipo, aš mečiau gert, biški pakėliau ranko, nu galiu kompitint. Nu, tipo, seniukas, dar aš galiu pajudėti. Tai tokiu lygiu, kokiu mes čia žaidžiam, nu čia juokingas lygis, iš tikrųjų, lyginant ten čia su... Nėra ką lyginti. Čia nėra lygio, iš vis, mes nei vienas nevertas net Faceit level 10, nei vienas. Ne. Absoliučiai nei vienas. Bet įmanoma. Max, šiai dienai galėčiau sakyti, kad tu, aš, Žygis, nu Max 8 lygio galėtume būti. Manau, įmanoma 10 turėti. Tai įmanoma, aišku, įmanoma jūs įkelt, bet ar vertimės jau? Nelabai. Nelabai, nes dar čia reikia ir Game Sense išmanyti viską, čia reikia išmanyti daug dalykų susideda. Bet... aplamai, kaip renginys jo geras, ar bus trečias laikas parodys, turi emocijos visus atblės visi. Jo, truputėlį. Nes po renginio, tai kai vis dar pralaimėtų komanda, visi sako, kad niekada nenorės jau niekur dalyvauti. Nu, toks būna, sugniuždyti. Bet aš po šito renginio džiaugiuosi kaip nugalėtojas, tai aš kažkaip, ką žinau. Bet tu matai, tu ir vienas ateidavai su mumis pasisveikinti, kai mes laimėdavom mapą. Jo, aš pasveikinu, aš labai pagarbė, aš labai humble buvau. Aš toks, biški gal liūdna, bet jeigu jie nenorėjo, tipo nesistengė, kaip aš girdėjau šitą dalyką, nesistengė, toks, nebuvo vaibo. Blet, kam dalyvauti, hebra? Nu, tipo, kam ruoštis, kam daryti kontentą? Kiekvieno, žinai, pasirinkimas kaip kas, bet... Ne, aš visą savaitgalį jo buvau humble ir, blet, MVP kalbą, kaip pasakiau, toks galvoju, gerai. Blet, I'm proud. Viskas gerai, žinai, tai man buvo kas rašė į PM, kad net susigraudino žmonės. Aš žinok, aš labai norėjau MVP, aš galvojau arba tu, arba Česka, arba aš. Na, apie Česką aš negalvojau, aš galvojau arba tu, arba Žygis. Aš Žygis galvojau, aš irgi, šiaip, aš, nu, mane Česką nustebino. Turiu šiek tiek. Aš norėjau, bet blet, kai pasakė, kad tu, šiaip ir Žygis skandavau ir tave, nu, tipo, pamirštų aš save, bet kokiu atveju, blet, Matulis, aš toks galvoju, I'm proud. Jo, bet kai pristatinėjau, tie žodžiai galvoju, kaip čia viskas apie Žygį, galvoju, jau Žygis. Viskas Žygis, ūsai, šviesus plaukai. Viską apie Žygį. Kūdas, nerūko žolės. Komentuoja, Matulis, okei. Ne, aš kažkaip tikėjau, nes tu didžiausią impactą padarai. Žodžiu, aš labai džiaugiuosi, viliuosi bus trečias renginys. Laikas parodys, o gyvenimas irgi. O tu man geriau pasakyk, ką tu veikiai visą savaitgalį geimonę, jeigu tu tik sekmadienį ten dalyvavai. Šiaip aš galvojau, gal kažkur prisimazinsiu. Kažkur į kokį renginį, gal podcastą. Nu šiaip aš norėjau pabandyti. Tai podcastų tai nebuvo. Žodžiu, Vetama išvėjo iš namų, jeigu taip nuoširdžiai. Sako, kad išvažiuok savaitgalį pabūt kažkur, žinai. Sako, aš irgi pabūsiu, atsipalaiduosiu. Vari pizdik iš čia. Nu kažką tokio įspyrė, su šlepelė dar trenkė per užpakalį. Žodžiu, tai nuvariau pas savo, iš pradžių su Žygiu tariausi, kad pas jį liksiu, bet blemba kažkaip galvoju su mergina, taip toliau man į tualetą pasisiot, pašikt ar dar kažką. Nu sunku jau, žinai, nei nusimaudyti, žinai, tu toks, gal ne savam kailį jausčiausi. Ir mano vaikystės draugas, kaip tik atsikraustė į Vilnių, sakau, blet, pas mane, aš sako, 100 kvadratų, sako, blet, aišku, lyg pas mane 4 kambariai, žinai. Sako, ką nori, va, dušų, žilė, viską, ką nori daryk, mes lampartį pasidarėm, aišku. Tai realiai visą savaitgalį, bet kokiu atveju prageiminau, įsimiegojau pas draugą. Tai koks čia įsimiegojimas, jeigu jūs prageiminot iki paryčių? Ne iki paryčių. Pirmą dieną gal ten iki 2. Antrą jau jis 11 miegot, aš apie 1 gal. Nu, aš tipo vis tiek scrollinu labai daug. Jo. Taip, bet aš vis tiek nesupratau viso šito, žinai, aš galvoju, 5 pamačiau tave. Galvoju, ką tu čia veiki, jeigu tu nepasirašėjai jokiai veiklai, nes mums net siūlė podcastą daryti. Jo.
ten penktadienį. Bet aišku, tie penktadienį žmonių tai buvo labai mažai. Nemoka pinigų, matai. Labai mažai buvo žmonių. Kas nemoka pinigų? Nu, mokėtų pinigus gal ir būtume darę. Nu, bet Bent 30 eurų, seniai. Žiūrėk, kiek aš dalyvavau. Ne, tu esi visiškas. Aš gavosi, kad penktadienį su Zimantu. Tu Game On MVP esi, tu visus Turėjau. renginius turėjai. Tu visus renginius. Visuose pagrindinėse jo. Tu realiai Aš tik pagrindinės- koncerte, karočiui, saksofonų negrojau ir tiek. O visa, Bet norėjai. o visa kita, jo, penktadienį gavosi, kad su Zimantu turėjau savo peatloną, penkiakovę, nežinau kaip čia įvardyti. 2,5 geimus. valandų eventas, live streamas, improvizacija. Jo, visiškai. Man patiko, aš tik įeinu į Red Bullio zoną, žiūriu jūs, eina, iš karto flojus, Zima! Tai Reikia, tave ant streamo parodė tai vienu momentu. Nice. Streamo, jo, žiūrėjau, buvo atsisukęs streamą pažiūrėti, nes kai pats dalyvauju, to aš nematau to POV, kokie Jo. žmonės turėjo, tai pažiūrėjau, kad visai gerai viskas buvo. Ne, nu, Garso kokybė tai labai gerai viskas. Nu, Šiaip man labai patiko tie mikrofonai, tai Bear Dynamics, call me please. Labai, jie labai gerai. prisidėjo, ne? Net šiūro nenaudočiau, žinok, jeigu juos turėčiau. Nu, man atrodo, kad nebloga kokybė. Ne, gerai kokybė. Tada šeštadienį su Čestovu turėjau iš ryto. Sujauti grupę. Ne, Cesa. iš ryto su Čestovu mes turėjom rubriką 3 fighting games mes žaidėm ant scenos. Trečioji salė. Nu, blemba. Ir gausi, kad žaidėm Tekkeną 8, Mortal Kombatą, tą patį naujausią. Ir UFC. Ne, ir kaip jis, tas vienas žaidimas užkrito. Injustice, kur superherojai. Tas pats vibas. Justice League. Kažkaip Justino lyga. Injustice 2 kažkas tokio. Okay. Žodžiu. Tai iš pradžių pradėjom šito žaidimus ir su kontroleriais ir iš karto, nu, Českas su kontroleriu užaugęs, ten, žinau, kad gerai Sniegas valdosi. su kontroleriu. Tai aš galvoju, blemba, šansų daug neturiu ir pasirodus visus 3 geimus yra žaidęs bent kažkiek. Aš pirmą kartą matau visus 3 žaidimus. Ne vieno nežaidęs, Mortal Kombat esu žaidęs, bet senesnį, to žiauriai gražiai padarytas. Aš ant Nintendo esu žaidęs Mortal Kombat. Jo, tai žodžiu žaidėm, Best of 5 irgi gavosi, tai žmogus nei vieno raundo nelaimėjau. Prieš Tave? Iš vis nei vieno. Nu, tu Per per Mortal Kombatą buvo veikėjas, aš dariau vis dar random renkuosi, nes man nesvarbu ką valdyti. Ir per Mortal Kombatą ir veikėjas, kuris yra aklas. Ir sakau prieš kovą, sakau Českas, jeigu kažkuris iš mūsų įgauna, sakau, davai sustarėm, kad užmerktom akim turi žaisti. Davai. Ir mais papuolį. Seni, užmerktom akim greičiau sumyžau, nei atmerktom akim. Palindęs po stalu buvo, žinai, sako, jisai, aš negaliu pajudėti. Sako, aš negaliu pajudėti, nieko negaliu padaryti. Tai va, knapkytės. Sakau, aš galiu, tipo, kažkiek momentų praėjau, girdžiu, publika žvengia, jisai pats irgi žvengia, sako, baig, sako, aš nieko negaliu padaryti, žinai. Geras. Ir sakau, davai, sakau, sustojam, sakau, aš galiu bent pasižiūrėti, kaip atrodo situacija, pakeliu akis, man ten gal tiek gyvybių, žinai, nuimta, ten daugiau nei pusės jau nėra. Sakau, tai tu daryk kažką. Tai žodžiu, jo, ten sudaužiau ir tada buvo vakare šou mečas prieš jauti grupę, jo. Jie turėjo Čestovą. O mes buvom kartu su Žygiu, su Sofija, Kerbeliu, Ja. Žilva ir kažkoks tai Domantas iš Dead Cap grupės gitaristas. Jo, šiaip fainas bičias. Matomai visą savo atlyginimą ir suinvestavęs. Bėgioja su Hydra Vapu, M9 Fade bajonetas, toks va bičiukas. Su Navimai, kutė sėdės, atsisėdė, aš žaidžiu. Matosi, kur investuoja, aš irgi prisinvestavęs buvau. Nu, toksai bahurėlį žiūriu, skiniukai viską ir pažaidžiu visai neblogai. Tai laimėjom tą šio mečą. Kiek mes ten laimėjom? 2-1. Buvo intriga gida padaryta, jo. 2-1 laimėjom. Nes jie pirmą tai jūsų myžo. Mus nesumyžo, 13-11. Ai, nu tai dar čia pofikas. 13-11 mus sulupomės antrą geimą, laimėjom 13-11 mes laimėjom ir trečią mes jau ten be konkurencijos laimėjom. Nu tai nes jau sunku trečią emociškai, man atrodo, žaisti. Jo, bet irgi buvo smagu ir tada sekmadienį buvo visą dieną gamingo. Nu, žodžiu, visą savaitgalį pragaiminau, pirmadienį nuo savo kaubos batų kulnų nejaučiau, pirštų skaudėjo kojų, paitnėjo, jau pirmadienis tai buvo toksai, kur ką aš darau iš vis. Nes aš tam afterį beje, aš iki 2 ryto buvau. Aš apie 11 išvažiavau. Jo, tai aš iki 2 ryto buvau, tai aš grįžau. Išgėriai? Kažkada? Ne, aš iš vis negėriau. Atsikeliu, toks, galvoju, nu, blemba, ką aš su savo gyvenimu darau. Pirmadienis toks egzistuoju, atrodo, tiesiog guliu, blemba, nieko nesinori. Darbė ten iš vis tokia diena apie nieką buvo. Nu, žodžiu, pirmadienis tai buvo prarastas. O po to įsivažiavau savaitėje. Dabar užsisakiau, jau padarė, reikia atsimti, pasidariau savo 2 naujus džemperius ir maikę.
Ką turi minį? Galiu- Matulis jėga? Panašiai, galiu parodyti dizainą. Ble, man tai labai patinka, Nes- kad mus dabar filmuoja į vietą ir jis su įnerais ir į kriunkšę. Tai, karočią, esmė tokia, kad Tu negirdi mūsų šiaip, ne? girdi. Kaip Bet tai aš girdžiu, kai tai nusijuokia labai tokia. Tai geria Ai, tiesiog Red Bullį. okei. Tai gaunasi, kad yra žmonių, kurie nepatenkinti, kad aš esu MVP. Ir aš galvoju, reikia ant šito bito O važiuoti. kodėl tu net patenkinti? What the fuck? Ne, tai yra. Tam tikrai yra, žinai, sako, kad jo, bet vis tiek, kai kažkas buvo paminėję mane prieš tai, jau te ir buvo, žinai, kas nubūino, kai aš gavau MVP, sakė LT Republiko Twitch'o stream'e, vien tik L raidės čia atėjau, sakė, tiek L raidžių yra nematę gyvenime. Tai žmonės tuo momentu buvo pikti, bet dabar jau, kai viskas praėjo, jau aš mačiau kitos streamuose, tai aš kur nueinu, tai MVP, jau viskas, žinai, nice. Turėjo būt. Tai galvoju, reikia pasidaryti savo tokį merčinį logo su savo outfitu. Nice, geras. Primena Spider-Man vibes kažkodėl. Kažkas, žinau, kad buvau su tokiais žinsiukais ir batukais, žinai, Jo. ir tokia purytė uždėta, tai pasidariau, kad per visą čia centrą einu, ant maikutis, va toks mažas logo, žinai, Nice. šone. Tai atsimsiu ir sakiau, į streamus reikės grįžti, pašaukti taurę savo, kaip sakoma, ir paduoti kažkokio kontentą. Sakiau, šitą savaitę ateinančią ką, gamingsiu dabar. Galiu pavardyti sąrašą, šiandien vis tiek gamingo streamas. Gal žmonės netyčia norės kitoj savaitėje prisijungti, tai paloš Pasakok. kartu. Nes, sakiau, blemba vėl atsirado kažkokia minimali aistra gamingui. Toksai smagus renginys buvo, tai ir norisi su žmonėm, su savo žiūrovais galvoju, žinai, pažaisiu. Tų žiūrovų vis tiek yra pas mane gamingo community, nežinau, Nu, kaip kokia? vardyti. 20 yra. Man užtenka pilnai, nu tai vieni gamai O. talpina 4 žmonės, kiti 8. Seniai kambarį mano 20. Daugiau nei 16 žmonių gi negali žaisti jokio žaidimo. Jo. Realiai. Tai va, tai pavardėjau, taip paprašiau, kad sąrašiuką, žinai, supildžiau ir aprašiau, aš paskaitysiu žinutę, nes aprašymas gan juokingas, žodžiu. Parašiau kitoje savaitėje kažkurią random dieną norėčiau žaisti su žiūrovais. Parašysiu žaidimų sąrašą, kurį daužytume ir kartu pahengintume. Pirma, Forms. per Party Animals. Aš jo net nežaidęs, bet kažkoks... Čia toks kaip Monopolis? Ne, toks kaip Human Fall Flat yra tie, žinai. Ai, Tai tie, čia kur- bėgioja tokį gyvūnuką ir jie ir bando iškrist. dubasinas Jo. iš mepo, iš mes bando kažkas toko, žinai. Tai parašiau Steam platformoje, dabar 40% nuolaidą, asmeniškai pats niekada nežaidžiau. Tipo, žmonėms rašiau, kad būtų lengva, žinai, kas norės nusipirks. Tada antroje vietoje parašiau Pummel Party, tai šitas va ir kaip Monopolis. Jo. Ten ir įdeni kauliuką, eini, šaudai, gaudai. Tai tai labai patiko. Minigeimai būna tarp kiekvieno partijų. Figienas Pummel Party. Tai va, parašiau šitą, kad tipo, ir sakiau visą šitą sąrašą vis tiek sužaisiu, nes ne per vieną streamą galiu tai, žinai, padaryti. Tada Fall Guys. Prisiminiau labai, jis gan legendinis žaidimas buvo. Ir ten daug žmonių gali, žinai. Tai Fall Guysus, va, sakiau, noriu palošti. Taurės jau čia ten nepaimsiu tos karūnos, nes ten... Esu vieną kartą gyvenime Ten paėmęs. tryharderiai tą karūną, ten pizdėts tą karūną paimti, ten taip turi pasisekti, nu, ten viskas susideda, bet žodžiu Fall Guys ir smagus, man atrodo, su Hebra žaidimas. Tada Gang Beast. Gang Beastas panašus kaip Party Animals, žinok. Ten iš vis tokį želis žmogeliukai ir jau ten tikslas išmesti iš mepų konkrečiai, Jo. nieko kito. Tada parašiau, kad GTA 5 norėčiau face to face'us ir reisiukus palošti, biškį. Pats įdubasit, pakeik vieni kitus, pasiūst kažką kažkur, žinai. Tada šeštoj parašiau Among Us. Among Us. Ir- Ir su aistelio tau reikėtų pažaisti. Jo, ir parašiau Steam platformą, skliaustuose galimai pasiūsiu, skliaustuose daro. Tu nemokė pralaimėti. Aš žmonės perspėjau iškart dėl Among Us, kad galimai bus pasiūsti. Tada 7 vietoj parašiau, kad Sons of the Forest, Steam platforma 8 playeriai telpa, kur su Hannibalais miške. Ai, ten tas horror game'as. Jo, tai jisai visai fanai irgi atrodo. Tada Golf with your friends, tai golfą tiesiog palošti. Nu, Žaidės, kur kamuliuką mušiniai. Jo, aišku, gyvenime. Irgi visai prikolas. Aš bowlingą, žinokam, PlayStation žaidęs esu. Plemba, aš tik tais per GTA 4 eidau bowlingą. Nu, tai tokia pati pusbroliai tema, tik atskiras žaidimas. Romanas Tas su- Bowling Masters, man atrodo. Blemba geras. Per Nintendo Wii čia būtų Yra smagu, bet ir netgi šiaip Nintendo yra padarytas toks, kai Interactive nenori į salę, nusipirk į Wii. ir sportuoji savo. Jo. Jo. Tada Left 4 Dead 2 parašiau. Jo, geras. Parašiau absoliuti klasiką. 4 playeriai telpa, irgi zombius. Šitą taškai. aš netgi norėčiau pažaisti. Tai jeigu turi, tai prisijung galėsi. Nu. Ir CS2 parašiau. Bet skliaustuose nepažadu.
Nepažadu. Dėl šito vienintelio. Ir po to, tipo, padariau balsavimą, tai žmonės balsavo, kas kurį labiausiai nori, tai žinok, daugiausia balsų surinko netgi 15 playerių nori Among Us žaisti. Tiek jų net netilps. Nes Among Us pigiausias žaidimas, pirmas dalykas, antras dalykas, bet šiaip reikia mokėti Among Us, reikia būti super competitive, nežiūrėti streaminimo ir taip toliau, kad tu būtum confident, turi būti. Jo, meluot, labai patinka meluot žmonėms. Yra reikalų, žinai, su Among Us. Aš tai galiu pasakyti, iš pradžių labai didelis ačiū žentelai, dabar neatsinešiu, aišku, gavau Xbox Rock Ally X konsolę. Čia handheldas, ne? Pati naujausia, pati galingiausia konsolė. Ten truputėlį bendradarbiaujamės. Aš nerašiau, kaip ją išnaudot. Asmeniškai. Oi, seniai, man pakeičia 90% kompą. Nuoširdžiai. Tai, tu tiesiog dar vietoj to, kas sėdėtų prie kompų, tu dabar tiesiog salonė ant sofos gali ir gaminį vis tiek? Jo. Seniai, čia ir yra. Vienas gaminį. Įve, tai daviau Little Nightmares 3 žaist, jį lovoj, aš prie kompo, arba prie teliko gali prisijungti. Eina kartu susijungti, ne? Jo, negalima, man labai keista, kad tas grajus tu turi turėti 2 kompus, arba konsolę kompą, arba, tiesiog jo. Okay. Negali ant vieno ekrano split screeno žaisti. O tai jau neina pasijungti ant televizoriaus? Handheldu tu? Eina, aš dabar pasidaręs, nusipirkau dock stationą normalų, žinai, prisijungiu teliką, adapteriukai, viskas, pelė, klaviatūrą. Žodžiu, aš pelė, klaviatūrą. Tai čia realiai nešiojimas kompas. Jo, realiai tu gauni nešiojimą kompą, bet tu gauni kišenės dydžio ir jis galingas, super galingas. Tu gali ir editinti videkus, Lightroomas, Photoshopas. Aš jį naudoju kaip Windowsinį kompą. Viską žaidžiu iš Steam'o, nežaidžiu su Xbox'u. Man, sorry, ne. Iš Xbox'o appai visi išinstaliuoti. Man nejunkit jokio Xbox'o. Man jau tik Windows'as jungia. Yra Xbox tam pačiam game, kaip jis vadinasi? Game Pass'as. Game Pass'as tam. Nesakyk, yra gerų game, ką turi Xbox'as. Bet, pažiūrėjau, tas pats Sea of Thieves. Tiksliai, tai dabar kaip tik šiandien. Aš va ir į sąrašą pamiršau įtraukti. Kaip tik šiandien aš nueisiu pasižiūrėti, kokių gėjimų yra, galbūt atsiųsiu. Tai žodžiu, pirmą kartą gyvenime pradėjau vėl žaisti Red Dead Redemption. Antrą kartą. Vieną kartą bandęs 3 valandas pažaidžiau. Antrą dalį? Ne, antrą, jo. 3 valandas pažaidžiau, koks nuobodus gėjimas. Dabar iš naujo bandau. Tik kol nuo kalnų nusileidai nuobodų. Jo. Realiai, iki antro chapterio būna, iki pirmo chapterio, nes ten prologas yra tas ilgas. Užknisa, blemba, 30 minučių nieko nedarai. Ten žinai, kodėl užknisa. Medžioklė biški nervuoja. Jo. Kai reikia tą stirną, elnę, ką ten sumedžiot, tai... Bet aš suprantu, kad tai žaidimų mechaniko yra ir, turi tau parodyti visus šitos dalykus. Tai atrodo užknisa, bet aš žinau, kaip su visais kacinais dabar esu perėjęs, visą pilnai tą istoriją, tai man tai tobulą. Okay, tai man kol kas yra mano mėgstamiausias žaidimas. Tai reikėjo žaisti ir esmė tame Red Dead Redemption, įsivaizduok ant tos konsolės 7 FPS seniai. Per akis. Seniai. Per akis. Tu, aišku, Ultrom negalėtum pažaisti, logiška, ant mano kompas Ultra veža, bet pas mane seniai 300 eurų kompą, žinai. Tai apie ką mes kalbam, o čia ant konsolės 8-7 FPS tu gauni super, crispy grafika, Elden Ringas, viskas veikia. Aš gyvenime augau su Zilitonu, su tiesiog teletekstu ant teliko, kur žiūri SMS-us, blėt. Žinai, kas yra teletekstas? Tu iš vis vargingai augai. Jo. Tęs. Mano pirmieji žaidimai buvo ant teleteksto, tetriuką įsijungęs, ant kai kurių teliko buvo Tetris. Šiaip Tetris, normalus, su racing karu ir taip toliau, Tamagočis. Aš su tokiais dalykais augau ir dabar man smegenis kartais neišneša, kiek technologijos greit tobulėja, kai tu gali rankui turėti stiprų, galingą personalinį Bet tai kompiuterį. jau turėtų pradėti išnešti smegenys, arba tu sensti per greit. Senstu per greit. Tai tu būk jau natviškesnis ir Tai aš esu pažiūrėk, kaip apsirengęs, plačios kelnės. Čia iš vis tau yra bent vienas rūbas tau. Jo. Kas? Kelnes. Ir koinės. Įvetos turbūt koinės. Nu tai ble. Tai kepurę irgi nusipirkau. Dabar sakai, kad ir Įvetos trusikai. Ne. Tai va, realiai, porą... Kepurę, tai tu tikrai nepirkai, seniai, tai radai. Pirkau, sako. Iš Temų gavau už 2 eurus. Ai, nebent. Apie Red Deadą, kas yra kalbant, tai nežinau, ar girdėjai, prieš 2 ar 3 dienas paskelbė Rockstaras, kad Red Deadas Redemptionas, pirma dalis, gruodžio mėnesį bus high definition. Paleidžia ant kompo, ant visų konsolių, net ant Nintendo Switch'o, ant visų konsolių
bus 4K rezoliucijos Ir šiame FPS. ir šiame FPS. Belia kaip, Kaip jie tai padarys, aš nežinau. Buvo 30 FPS. Bet kaip jie tai padarys, nes gėjimas atrodo, žinau, kaip šiukšlių dėžė, Jo. lyginant su antra dalim, Taip. nes daug metų prašau. Senė, jis 2007, kiek 10 metų gėjimas. Aš šiam PlayStation 3, gal ne, ant antro nebuvo, ant PlayStation 3 žaidęs ir ilgiau negu Red Dead Redemption 2. Man pirma dalis labiau patiko. Aš jį perėjęs ant 3 Xbox'o. Esu tą pirmą dalį, bet aš negalėčiau pasakyti, kad labiau patiko. Tuo momentu tai jo, nes tai buvo nauja, Rockstaras, čia beleka juda. Buvo jo, tada buvo įdomu, bet dabar, kai lygint su antra dalim, ne, nu, tai tu nepalyginsi. Kiek mechaniškai patobulės yra Red Dead Redemption, žinai. Palabiški, kas įvietukai atsitiko? Sumirksėjo kamera, tai dėl laido kažkas su įtampa, viskas tvarkoja. Okay. Tai mechaniškai, jo. Jis ištobulėjęs, tu pažiūrėk, vien arklio kiaušai nuo šalčių susitraukė, nežinau, ar esi atkreipęs. Ant Red Dead Redemption 2 yra ta primės, klausykis, yra toks grajus. Detalės ant tiek. Jeigu šalta laukia, kiaušai susitraukia. Taip. Vasarą karštą matosi, kaip per arklį teka prakaitas. Taip. Prakaituoja arklys. Taip. Ten į arklį daugiau suinvestuota turbūt nei į Red Dead Redemption pirmos dalies visą žaidimą. Taip. Tai... Ne, žaidimo dinamikos matosi, kažkam arkliai patiko. Sako, ištobulinkime arklį. Nu jo, tai įsivaizduoju, koks bus GTA 6, lyginant. Nes čia tų pačių kūrėjų, nu tai. Taip, GTA 6 laukiu labai. Šiandieną skaičiau kažkokį postą. Sako, ar jūs palaikote, kad GTA 6 turės LGBTQ kažkokį ten dalyką? Blet, seniai. Mačiau raštą. Kiek grajų? O kas neturi? Kas neturi to LGBT, blet? Visa vau kultūra visur yra, kiekvienam seriale. Visuose gėjimuose, blet, yra. Jo. Ką, kurva, vatnikai ten pradėjo. Tai kaip tik bus malonu, matysi, kaip panos laivas. Oi, kaip zaibys bus, kurva, su traktorium pisiu per tą visą, kurva, eiseną, na. Seniai, bet nubombyt bus galima, jo. Aišku, nubombyt bus galima. Ai, kas? Aš irgi turbūt tai darysiu. Diegas seniai. Pirmą kartą sudalyvausim, o kitą kartą nubombinsim. Esu, tarp kitko, fun fact, esu ėjęs. Vilniui? Ne, Kaune. Kaune vyksta? Kaune savo tarp bachūrų, jos su treningais buvo. Official buvo, ble. Vilniui tai vyksta kiekvienais metais. Senukai spjaudo ten. Dantų nėra. Nu, čia juokinga, bet man patiko. Lohai. Tipo, čia Žalgirio skanduoti. Man šiaip norėjau pažiūrėti, koks vaibas, patirti visą tą kultūrą ir taip toliau. Čia to paties ritmo pasakyti. Blemba, kiek žmonių šiaip tokių viduje nelaimingų dar yra, kuriems viskas atrodo trukdo, žinai, kurie atrodo, blet, kad egzistuoja, tarkim, homoseksualai ir jis pats į kurvą jo kesinasi, žinai, arba kad jis pataps tokiu. Jie pizda. Tie dažniausiai, kurie visi važiuoja, tai labiausiai ir yra. Bet jie ir linkia link to paties. Gražulis pats. Netrodo tau gėjus? Absoliutus. Žinai, ką šiandien išgirdau iš savo tokio klasikinio čato, kad kažkur palygino, kad čia toks nei tema visiškai. Kažkur palygino, kad Trumpas Bilo Clintono bibi čiulpės. Na, čia tavo informacija, čia. Aš sakiau, čia fake. Sako, ne? Tai aš patikėjau biškį. Yra įrodymų? Galimai, kad yra. Ir kažkas Rusija turi jos. Vat netgi tiek. O aš dabar galvoju, o jie galėjo būti iš visų susitikę gyvenime, ir kad tarp jų labai... Bilas Clintonas. Didelis skirtumas, jo. Ne, ir Trumpas, ne. Clinton. Nu, tai Clintonas... Jis same. Aš pažiūrėsiu. 6-7, seniai. Aš pažiūrėsiu, nes aš visiškai nesidomiu politiką ir dėl to nežinau. Aš tipo, iš pradžių sakiau fake, bet sako seniai, žinok, patikėk. Bet aš netikiu. Panašus turėtų. Jie labai panašus amžius. Clintonui 7-9, jo. O jam 7-7, man atrodo. Tai panašus amžius. Jie realiai paralelinėse klasėse. Realiai jie gali mėgoti vienas su kitu easy. Bet čia toks, čia fun fact, tiesiog, ką išgirdau šiandieną, aš pats netikiu, bet, gyvenimas gražus, kaip sakoma, koks skirtumas. Čia tik kalbu žodžiu. Jūs daug dar gyvenime nežinot, kas su kuo miega, kas ką daro. Žalgiris. Lohai, tu sakei. Ne, blemam, bet labai trapų žmonės, labai vidus, toks trapus, žinai. Garit, žinai ką, aš dar čia atsivežiau, biškai papildyti. Pala, ką tu turi, Matuli, vėl? Ir gamingo temą, vis tiek tiks kažkiek, manau. Nu, čia daug nemažą krepšį, seniai daiktų, bet pats pagrindinis daiktas, tai pats pirmas bus, blemba, seniai, čia neišneša galva. Ant kiek čia yra epic daiktas? Nežinau, ar tu žaisdavai tik realybėj. Ar žaisdavai tik tais per kompą? Čia, karočią. Įsimauna į koinę. Nori bandyti susidėti?
Seni, aišku, čia yra Yu-Gi-Oh! GX Jo. dekas, kartų dekas. Jo. What? Seni, tu turčius. Aš dar kartą kartuoju, antrą podcastą. Aš sakau, kad tu neturčius. turčius. Man, aš matydavau tik Tai per... sakiau, kad tu varganai gyvenai. Aš neturiu. Koks šis žiaurus daiktas. Palauk. Įdomu, kiek jis mechaniškai dar veikia šiai dienai. Bet žinau, kad jį baterijos dėdausi. Nu, karoči, dėkis ant šitos rankos. Ant taip? Jo, kieš pro tą koinę. Varyk. O, palauk. Apersai. Nu, karoči, čia matau sunkiai laikysis, nes šitas turėtų ten įsifiksuoti, bet žodžiu. Esmė, kad šitas taip būna. Jo, žiūrėk, tau jau įsistūmė dekas. Įstūm pilnai. Ką? Šitą. Plasmasė. Ne. Tavo, dalį. Šitą? Jo. Matai, kad jisai jau išvažiavo. Boomerį tu. Aš žinok, Žiūrėk, apie ką aš kalbu, žiūrėk. Jisai Ai, išvažiuoja. jis jau Čia yra dekas, Jo. tada įsiskleidžia pilnai visas tau šitas. Čia, žiūrėk, seni, čia įsideda kortą speciali. Jo, trap cardai. Čia tau health bar, čia tiesiog žibėdau, čia health baras yra. Čia veikdavo jis? Tai baterijas įdėtum dabar veiktų. Tu nejuoki. Ir galėtų rodyti tau gyvybės. What? Seni, traukiau Blue Eyes White Dragon. Ne, tai tau dekas, man atrodo, čia iš čia trauki, iš čia traukdavai, čia kapinynas turbūt, o Jo. čia įstatai kortą, kuri Jo, aš supratau tuo momentu, šitą. žinai, fightina. Aik, tu seni galėtum tik toko betlus daryti ir eiti kovoti su anglais. Aš šitą daiktą seni, aš kaip žiaurus. pirkau, man buvo kokia 13 metų ir aš radau skudurinę kažkuriam žaislų. Koks geras. Ir kai pamačiau, jis gal kainavo tuo momentu, žinok, 30 litų. 3 litų, žinai, kiek reiškia tais laikais, tai aš ten tariausi ilgai. Žinai, man toks keistas jausmas, kad jis dabar galėtų kainuoti, čia yra 2004 metų Tokio TV, bet šiaip 96 Kazui Takashi. Čia šiaip original daiktas, man atrodo, jis yra. Gal, aš nežinau, Ir bet jis jisai, matai, galėtų kolekcinis dalykas būti. bet matai, biškai pavargęs yra ir apibraižymų, ir lipdukai Pliama, bet pasilūpė. čia geras, čia jo. Bet jis pats, jis mechaniškai pats dar veikia, dėl to, kad baterijos 200 eurų, jeigu norės dedas. kažkas. Daugiau. Daugiau? Jo, kokį 3. Nu čia šitas, manau, kad apsimokėtų kažką. Ne, aš neįsivaizduoju, kiek jis galėtų kainuoti ir iš viso kam jis Nu, reikalingas. dabar jie Nes bėga. mes, kai žaisdom vaikystėje jo kortom laiptinėje, tai tiesiog ant grindų žaidžiam. Taip. Ir kaip ten atrodytų, jeigu visi ant grindų žaidžia, o aš kaip durnelis su tokiu ateinu, ne? Karočiu, hebra. Ir toksai, žinai, aš stoviu ir taip. Seniai įsivaizduoju, Žinai. tu koks 1,40 m, sveri 27 kg ir su tokiu pusę kūno sėdi. Jo, bet kaip Yu-Gi-Oh! Aplamai, kaip nostalgiškas dalykas yra, tai aš galvoju, Šitas, šitas wow. visai epic daiktas, va galėsim pačiu viršaus jaučiu ten stovėti. Lemą norėčiau, davai pasidėsi. Galėsim ten. Tai po pertraukos sudėliosim daiktą, Gerai. dar žiūrim toliau, ką Ką turim. dar turim? Turiu tada... Čia žaislų rubrika. Jo, čia labiau yra ne žaidimas, o animacinis filmukas ir aplamai veikėjas, kuriam yra jau daug metų. Ir jisai dar aprinktas yra kaip kalinys, seni. Aš nežinau, iš kur jis turi tą pižamą. Ponas Bynas! Ar čia ponas Bynas? Čia jau pižama, jis rengdavosi tipo kaip Taip. iš Ir meškiuką žydų tik koncentracinės stovyklos. Taip, taip. What? Ir čia jo, jis turėdavo tą Teddy Bearą. Teddy Bearą, parodyk. Bet, man atrodo, Teddy Bearas yra pamestas jau šiai dienai. Bet ponas Bynas yra tokio pat vaibo, kaip ta Chicken and a Cow, žinai. Jis taip Jis kalbėdavo, jis niekados nekalbėjo. Tai mikrofonas. Aš visą laiką, aš bijodavau visą laiką pono Byno dėl to, kad jis nekalba. Jis man, kurie nekalbėdavo personažai, man keisti pasirodydavo. Bet kai vaikas buvau. Dabar suprantu, kad patilėt kartais yra zaibys. Nu, bet ponas Visiems Bynas rekomenduoju. kaip personažas, kietas personažas. Jo. Jis galės po to prie Chicken and a Cow sėdėti. Tada. Tada. Bliama, čia žaislų rubrika. Man žinai, kad patinka, tu man tiesiog prikeli tokius prisiminimus, kurie šiaip nebeauga Jo. mano galvoje. Tada mes čia turime pačioj drakonų kovų knygas. Taip. Tai aš paėmiau Naruto. Naruto. Seniai, aš jas perskaitysiu pats dabar namie. Matai, čia ne labai... Ai, tai realiai, aš turėjau visas dalis, bet Taip. dabar aš nerandu. Čia yra 5 dalis, tarkim, turiu 7, 8, 9, 10. Tai ši čia tau istorija eis iš eilės. Tai Bet čia ne... iki 5 neskaitysiu, nes nemoku. Pasižiūrėk. Wow. Nice. Galiu parodyti šitą kamerą yra, tą galiu. Bet jos lietuviškos Masašis Kishimotas. Jo. Nice.
O ten palapo paveiksliukai būdavo, parodyk, pažiūrėk. Būdavo. A, jo, tai čia kai komiksas. Jo, čia yra komiksai, lietuviški komiksai. Ir žinai, dėl ko? Tai čia kaip filmuką žiūrėtum. Ne. Nes japonai taip skaito. A. Ir iš kitos pusės knyga. Ne taip, kaip... Nes ponai taip skaito, nesakai. Bet šiaip prikolas, kaip filmuką žiūrėčiau. Ja, atviršiai knyga visa yra. Jei silpniausia Naruto vieta yra jos smegenys ir akademinis žinios. Bakst. Tai čia su garsimu gali skaityti. Jis tikras vyras. Nei vienas mokytojų nėra toks kietas kaip meistras Gajus. Šitas yra dabar po 2,5 euro, tarp kitko. Tai jos nevertos dabar. O Orochimaras. Orochimaru. Bet tu esi žiūrėjęs šiaip Naruto? Jo, visą. Visą matęs ir Šipudena, viską. Ir Boruto ne. Boruto ne, Boruto ne. Pasižiūrėk, įdomu. Bet visa kita tai jo. Nice. Ta epic fightas, tas tarp Naruto ir Saskės Šipudeno pabaigoje. Pabaigoj, pačioj pabaigoj. Kur ranką nusiplėšė buvo. Nu, čia jau nereikėjo spoilyti, aš jau nenorėjau nieko sakyti. Jau, blėt, serialui 20 metų, hebrytė. Nu, bet tu paspoilinai. O tu nematęs? Aš matęs pilnai. Nu, tai vis. Tai skau, tai geriausias fightas, bet gal žmonės buvo nematę. Kad ranka, tai palaukit, čia tik ranka. 2 rankos. Na, žodžiu. Kažkas mirs. Tada... Ne, nes aš net... Nostalgiškas dar vienas daiktas. Turėjau begalę jų ir... Kepsai. Ne, ir rampas turėjau jiem viską. Tek dekt. Skeitukai. Niekad. Jie būdavo galima gauti iš visokių Lion šokoladukų, šitos Lukoil degalinėse galėdavai parduotuvėse rasti. Kainuodavo šitą lentėlį kainuodavo didelius pinigus, pamenu. Seni, aš galiu pasakyti, kad mes kieme, kurie važinėdavo su šitai, sakydom, kad duhai. Nes jūs neįpirkdavo. Nes mes važinėdom su normaliais skeitais, originalais. Ai, tipo, tiesiog basic skeitais. Nu, tai ir mes važinėjom, aš turėjau Transformerių skaitą paprastą, bet iš to būdavo smagu triukus daryti, ratukai bei yra keisti. Ratukus keista įdavau. Įveta varau savo riedlentį ratukus pakeisti. Jo, bet čia nostalgiškas daiktas. Ne, nostalgiškas, bet šiaip asmeniškai aš, nu, man jis savotiškai, aš simpatizuoju šitam dalykui, dėl to, kad skaitindavau seniau, kai vaikas būdavau. Ir jo, galbūt ant šitos riedlentės kickflipą padaryčiau. Tai ant jos nėra sunku. Ne, įsivaizduoju. Bet jinai galės, iš vis, ne, duok prie mašinos. Iš tau galim padėti iš karto, va, prie Marijonų. Prie Marijaus. Čia gal gali stovėti skaitukas. Tada, kadangi turim jau smirdalius, kuriuos esam prieš 2 epizodus apžvelgę, tai radau smirdalių, kuris yra pilnai išpakuotas. Ir jisai jokio kvapo nebeturi, nes per tiek metų jisai tiesiog įsikvėpė. Tai jau man nerodyk, man jau jisai gali tiesiog dabar būti kaip eksponatas, jis galės prie mašinos, žinai, stovėti. Tai paprastas, pažiūrėk, nėra kvapo tikrai. Ne, visiškai išsigaravęs. Fui, man jau užklikštokas jis toks. Nu, tebūnie. Jo, paskui sutvarkysim viskas. Tada WWE figūrėlės. Seni. Turiu ryžą kažkokį, turėjau Undertakerį, atsimeni? Jo. Tik tais, kad jis daug geriau apsirengęs būdavo tais laikais, nors čia gal seni laikai, kai jisai su motociklu atvažiuodavo. Nežinau, kiek žiūrovų yra... Ne, jau čia tarp žiūrovų visi žino. Amerikietiškas... Į šitą kamerą jau ką rodai. Amerikietiškas imtynės turbūt visi žino, kur per BTV rodydavo. Gal dabar dar rodo, nežinau. Šiais laikais rodo, pirmas dalykas, bet dabar visi vaikai nesupras šitų dalykų. Dabar nebegamina arba gamina. Dar šiai dienai gamina, tai vis naujų kovotų atsiranda. Tai žodžiu, čia jau vyresnė karta galbūt šitus Undertakerius. Tik Lietuvoje nėra taip lengva gauti. Bet čia originalai? Taip. Jo. Taip. Ar neturėjai kokios, žinai, tetos Vilmos iš užsienio? Ne, aš atsimenu tais laikais, kai rinkdavau ir aš žiūrėdavau labai. Ir man labai patikdavo šitas Shawn Michaels, jis būdavo iš D-Generation X. Man tai patiko, žinai kas? Batista ir Triple H. Nu tai Triple H buvo su Shawn Michaelsu kaip duetas, DX. DX. Jo, ir aš atsimenu, mama iš Varius buvo į Švediją ir man sako, vieną figūrėlę radau, tipo Švedijai tau parvešiu, žinai. Parvežiu tą Shawn Michaelsą. Eik, tu geriausia figūrėlė buvo, dabar nerandu net. Okay. Čia šitas kovotojas buvo Dreambar Rikišis, jisai, nežinau, ar gyva šiai dienai ar ne, bet čia iš tų Maori klanų, ten, žinai, Maori žodžiu. Tiek daug nežiūrėjau, bet aš wrestlingą kieme mes. Tai aš dėl to ir papasakot galiu. Tada čia yra Krisas Benoit, kuris ar užsimušė, ar nusižudė, neatsimenu kaip buvo, bet šitas bičiukas jau negyvas daug metų yra. Okay. Realybėj. Aha. Bet aš venginė. Žiovauju.
Jo. Tada reikia įneš biškį ir international rinkoje žiūrovam kovotojų. Tai turim Bobas Lešlis. Nežinau, ar Bobas atsimeni. Lešlis. Šitas buvo iš tų laikų. Realiai sudėjimas kaip pas Batistą čiūvas buvo. Jo, didelis. Oi, tu, bet, ble, tie dukai gerą sudėjimą turi. Booker T. Atsimeni tokį? Booker T. Ne. Irgi čia iš senų laikų. Nepamenu. O ai, bet čia jis komandai irgi priklausė kažkokia. Tai jie visi ten kažkur kažką. Bet šiaip bairis, tipo, man asmeniškai bairis. Ir senis su peršauta krūtinė ir apdegintų veidų turiu Jeffą Hardy. Jeff Hardys populiarus labai jau. Oi, nu čia jau, čia jau jo. Žalos patyrė šitas jau. Čia jau jo, jis jau čia toks, okei. Kaip Tranksas atrodo. Čia jau. Jo, šiaip kaip Tranksas tikrai atrodo. Kaip Tranksas rimtai. Jeff Hardy. Va, Hardy Boys tai gali daug žiūrovų dar atsiminti. Jo, Jeffas nice. Hardys buvo legenda ten dėl tų savo saltų. Viskas ar visi žaislai? Ne. Tada turim žiaurų daiktą. Bioniklas! Jo, turim Bioniklą. Seni! Va, čia yra turtingų vaikų dalykas. Čia yra turtingų. Bioniklas buvo, kaip, aš dabar net nežinau sulyginimo kokio. Aš tau žinai, kaip pasakysiu, žinai, kaip aš gavau Bioniklą? Šitą, būtent šitą. Aš su savo draugeliu buvau išvaręs į šitą signalizaciją kokią. Bet whatever. Su draugeliu mes buvo kalėdos, plius minus prieš kalėdas, gruodį, žinai. Ja. Ir mes tiesiog kieme, buvom ant čiuožyklų, man atrodo, švarę pačiuožinėti ar kažką, ar ten senius tuos atėm, žinai, sniego. Ja. Ir tėvas mano skambino. Pasuka, atsiliepiu, klausau, jau girdžiu girtas. Skambina. Nu, čia laikas susitik, čia, žinai, kažką. Ai, tavo tėvai įsiskyrė. Jo, ką čia veiki, žinai, sakau, su matu, sakau, kieme, sakau, mes čia, žinai, kažką tokio. Varom į miestą, ferverkų reikia nupirkti čia jums, čia tą, žinai. Jau laimingas trenirankas. Gerai, galvoju, nuvarėm į Vilniaus ginklų parduotuvę, tai vadinasi, tiesiog Vilniaus ginklai parduotuvė nueinam ten ir atsim kažkokių ferverkų paėmė ir tada sako, dar varom iki Maksimos, čia reikia dovanų, sako. Ir atsimenu, kad mums leido rinktis, ką norėjom, tipo žaislų skyriaus, bet ką tik norėjom. Tai tam draugeliu nupirko karočią. Galėjot Beyblade'ą pasimti. Bioniklą ir aš įsirinkau. Tai draugelis raudoną, pamenu Bioniklą įmį, aš įmiau mėlyną Bioniklą ir tais laikais tai man buvo žiauru, žinai, nes visur televizijų reklamuodavo Bioniklus, visur Bioniklai buvo. Senis žiauriausias dalykas. Buvo. Bet čia Lego dalykas. Ne, Bioniklas nėra Lego dalykas. Ne Lego? Ne, man atrodo, ne. Ok. Ninjago yra Lego dalykas. Jo, Lego Ninjago. Jo, Ninjago po to dar buvo vėlais laikas Bet kas su tėvais? Visi tėvai tik išgeria, blėt, jau skambina savo arba buvusiam žmonom, arba buvusiam vaikam, kaip sakoma. Seniai paskutinis pats labiausiai epic daiktas. Čia Bidamanas. Bidamanas, jo. Oh my God. Jisai yra, žiūrėk, kiek jisai ir pavargęs. Jis turi vieną ranką, iš vienos rankos jau nebeturi. Jis kovojęs, daug turėjo kovų. Jo kūnas buvo originaliai iš to juodo, o šita kur mėlyna ranka buvo to pačio pagrindinio veikėjo. Ja. Jis panašus į Ješą iš Pokemonų, tas pagrindinis Ja. veikėjas buvo. Jis turėjo tokį mėlyną, tai aš turėjau juos dužnai ir buvau fusioną pasidarę sujungęs. Principas, dėdasi kamuliukai per viršų, dėdausi, šitas taikinys čia Pačia Bidamanas tikrai? Jo. Ir jos iššaudavo. Ir tu čia va šauni Jo. laikydamas ir per šitą skylę eidavo ir jeigu į čia tau pataiko, čia tokia nulūžus detalė, jinai nulaužta, jinai čia atsilenkdavo ir reikšdavo, kad tu pralaimėjai. Nice. Nes jis antiek senas daiktas jau yra, kad jisai, matai, jis ne visas dalis jau turi. Eina savo. Įveta turbūt nežinai, kas čia yra, ne? Būdavo animacinis net filmukas. Yra, Bidamanai jo buvo. Rodydavo per Jis turi televizorių. magnetus, jis elektroninis yra daiktas. Ne, jis ne elektroninis. O kodėl jis turi čia garsą, ar kas čia yra? Ai, tai gal jis galėdavo įsijungtas taikinys kaip šviesukį tiesiog, bet kad jisai skleistų garsus kažkokius dar kažką, tai ne. Esmė, kad jisai aš žiūrėjau, aš vaiką žiūrėjau Bidamanus, man atrodo. Aš irgi, nes būdavo labai daug. Tikrai žiūrėjau, man aišku, aš neturėjau pasirinkimo, ką žiūrėti. Žinai, čia kokiais 26 galbūt Bidamanai buvo, neatsimenu kada. Tai ką rodyta ir aš žiūrėjau. Tai jo, aš net kompiuterio neturėjau, tai Bidamanus aš žiūrėdavau, atrodė labai krūta. Tai wow. Bliau, kas keisčiausia, kad tu turi visus populiariausius. Galimai tėvas daug gėrė. Ne, matai, aš retai pirkdavau savo kažkokių žaislų, bet kai pirkdavau, tai pirkdavau kažką kas gero. Nice. Buvo realiai. Dėl to, kad
Ir Bakuganų dar, karočiui, niekur nerandu. Tikrai turėjau daug Bakuganų. Kortelę Kurie radau. įsiskleidžia, man atrodo. Jo, ant metaliniais kortelės numetė ir jisai tai įsivinioja, žinai. Aš norėčiau Magic of the Gathering kortų ir Yu-Gi-Oh, bet Yu-Gi-Oh, bet kur galima nusipirkti. Yu-Gi-Oh tai dar šiai dienai, bet kur gali rasti. Daug ką dar gali šiai, bet kur rasti. Bet... Pokemonus, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, DBZ. Bet aš, žinai, eidau visokias tokias parduotas kaip žaislų fėja vadinasi, tarkim. Pas mus buvo žaislų planeta populiariausia. Bet žaislų fėja tai čia skudurino tipo vaibo tokio, naudoti žaislai, žinai. Jo. Tai aš ir į tokias nueidavau, tai iš tų figūrėlių daug rasdavau, žinai, Lietuvoje, tada šitas tikrai pirktas yra į skudurino, tas Yu-Gi-Oh pats, žinai, bet jis atsimu brangus, ten net skudai buvo, gal 3 litų buvo. Kainavo, bet sakau, tais laikais, kai turėjau tokius žaislus, tai... Aš norėčiau gal kada per kokį Halloweeną Yu-Gi-Oh apsirengti ir tau užsidėti. Tai ne Yu-Gi-Oh, o kaip jisai išgėks? Kitaip, aš neatsimenu, kaip jis vadinasi. Nu, tarkim, jisai Jūris bus. Jo, Jūris. Jūris. Tai jo, Jūrių turėtum būti ir šitą galėtum įsidėti. Bet jisai, matai, jis tik tais gražus kaip daiktas, bet kad tu jį galėtum išnaudoti kažkaip, nusakau, tu niekur neįsis, nestovėsi taip. Aš tai žinau, galvoju. Aš kaip pirkau, žinai, kaip aš įsivaizdavau, kad jis veiks. Kad monstras išlys. Taip, hologramą išlys. Kaip per filmuką rodydavau. Jie įdeda į ten ir iškart hologramą priešais atsiranda. Tai aš įsivaizdavau, kad iš šito daikto bent jau žibės mėlyna švieselė ir ant sienos bent ta holograma bus. Stovi kaip durnelis namie, dėlioja tas kortas, nieks nevyksta. Nu, tipo, mes naivus vaikai buvom, tikėjom. Ant kiek aš naivus buvau, aš Palangoj niekada nepamiršiu šito dalyko. Buvom Palangoj, buvau vaikis, irgi tada labai bumas buvo Yu-Gi-Oh ir pamačiau Yu-Gi-Oh metalinę tokią dėžutę. Šitą gal jau buvau pasakojęs, nežinau ar ne, bet žodžiu 100 litų už Yu-Gi-Oh dėžutę. Mama ten sakė, gailėsiesi, tu čia sako, bereikalo, žinai, ten dar ką. Buvo... Įkalbėjau žodžiu. Pekai. Ant viršaus buvo obeliskas, dievas, mėlynas tas, ant dėžutės, bet iš Gėksų tas dievas. Žinai, ir sakau, čia žiauriai reta korta, čia man reikia, aš matau jį, žinai, ant dėžutės, čia man reikia. Nusiperku tą dėžutę už 100 litų, atsidarau, dievas tai yra, ir dar gal 4 tiesiog kažkokios kortos ir tuščia dėžutė. Kaip aš dėjau žliumbt, seniai pražliumbė visą tą Palangą. Aina, tai va, tiek naivus buvau su tais Yu-Gi-Oh. Ir šiai dienai dėžutę turiu tik dėl to, nes to dėžutė laikau savo originalią Yu-Gi-Oh kortų kaladę įlaminuotą turiu. Ir dar ten keletą kortų ispaniškų, visokių kalbų turiu kortų, žinai, prikolekcionavęs dar. Aš tai papasakosiu. Tai laikau tik dėl to, nes dėžutė tik tą jinai atlieka kaip funkcija, o obeliskas pats ir pamestas. Kas su Yu-Gi-Oh buvo, tai aš labai greitą istoriją. Aš mėgdavau sausio 1 arba, dažniausiai sausio 1 eiti aplink rajoną, paieškoti petardų neįsprogusių granatų. Rasdavau, jo. Paskui aš jas pakurdavau iš naujo, žinai, užsigesindavo taip su knaitukais. Ir vieną kartą radau pidisą. Ir blemba. Radau pidisą, pasiėmiau draugelį ir varam vaikščiojom ir pramonės Maksimą einam Kaune. Ir bachuriukai, žiūriu, pamatė, kad mes einam. Aš sausio 1 irgi esu prasėti. Ir žiūriu, atbėga bachuriukai pas mus, turit pinigų? Ne, neturim. O jie randu, sakau, ieškok. Taip, iš rankas ir aš, blėt, pagrindiniai kišeniai tą pidisą laikiau. Kuro, koks debilas vaikas. Neilgai turėjai, ne? Neilgai turėjau. Radau tą pidisą, jau taip apsidžiaugiau, sakau, visus papildymus pirksiu Yu-Gi-Oh. Jau ėjau į žaislų planetą, kas svarbiausia, kad neveikia net sausio 1 jokios parduotuvės, tik Maxima, blėt. Ir nupisa tas pidisą. Nesidžiaug radęs, neverk pametęs. Nu tai va, tuo mes galim ir padaryti pertrauką. Jo, davai. Good. Viskas sudėliota. Gerai atrodo iš tikrųjų. Dėliuom. Ką reiškia gerai, gal kažkas lentynom įsiminėti ir turit padovanoti didesnę lentyną. Bliamo, tai čia kokie baldai.com gal pasiūlytų bendradarbiavimą. Gal koks, nežinau, Lukas Baldau. Yra koksai... Baldūnas. Lukas gal... Baldūnas, tai tikrai yra Instagram'e, Facebook'e kažkur. Kažkas gal įsiminėjat? Bliamo, man tada šitą parsivešiau sekciją į namus. Buvo. Kažką arba tą naują. Į vietukės kažkokius daiktus sudėtume. Lemba, bet iš tikrųjų lentyna tai man yra toks overrated daiktas. Dulkės jis jau kaupia. Jo, tiesiog. Nereikalingas. Šiaip daiktai yra overrated. Kas kaupia? Aš kaupikas. Kaupikas to? Lemba. Kiek aš turiu aš manau irgi. Jo, kur mano ball capas? Namie, padėtas saugiai. Saugiai. Ir kai vis dar nesugriaužia. Okay. Yra tikrai ball capas, yra. Okay. Ką?
Kadangi šita mūsų tema apie gamingą, mažai dabar dar kalbėjom apie gamingą. Nu, nemažai vis tiek. Apargymo. Gameonas buvo paminėtas, handheldas, ką gali gameit, kad inovatyvus daiktas labai. Oi, innovation. Pradedam gal nuo pačios perfect. pradžios. Kokį patį pirmą game'ą tu žaidėjai? Aš manau, kad pats pirmas mano žaidimas buvo šiaip, kai dar neturėjau kompiuterio, tai buvo turbūt Twisted Metal kompiuteriniai. Twisted Metal ant PlayStation 1 mes su draugais 4 žaidėm kompiuteriniai, dar buvo 5 centų valanda, man atrodo, tais metais, 2001, man atrodo, metai. Tai čia gudus laikai. Gudus. Ir Tau jau 30 buvo kažkas tokio, ne? Jo, jau galėjau nusipirkti alkoholio, bet turbūt tais laikais dar nuo 12 pardavinėdavo. Okay. Ir cigarečių. O kokį patį pirmą game'ą žaidėjai per savo kompą? Jau per savo kompiuterį, tai aš atsimenu, buvau Druskininkose, atsimenu labai maldau personalinio kompiuterio, ko aišku negavau. Ir man tėvai nupirko pirmąjį mano Zilitoną. Tai mano pirmojo... Sakau, per kompą. Per kompą personalinį. Galiu, tai mano kompiuteris buvo Zilitonas pirmas. Tai čia nėra kompas. Nėra kompas. Gerai. Tai per kompą ką Solitaire žaidėjai pats pirmas? Ne. Mano pirmas per kompiuterį grajus buvo Simpsons Hit and Run. O, legenda. Visiškai legenda. Atsimenu, žaidžiau ant 11 ar 9 FPS. Labai lagino, pamenu, nes vaizduškė buvo prasta. Mano pirmas kompiuteris buvo 800 MHz. Kaip tu dar atsimeni tokią? 2 core procesorius, 128 MB RAM ir 32 MB vaizdo plokštė. 32 MB. Kaip tu atsimeni tokius dalykus dar? 32 MB. Ir 2 GB hard drive'as. 2 terabaitai. Ne, jau 2 gigabaitai. Jau terabaitų tikrai neturėjai. Ne, gigabaitai. 2 gigabaitai terabaitas. Ar 4? Pamenu, kiek tilpdavo į tiek. O, jei, visi grai. Milijonai dainų tilpdavo. Bet aš buvau tas, kaip sakai, praščiokas. Aš eidavau pas, kaip ir minėjau, turbūt vienam podcast'e, kad aš eidavau pas savo draugus jau, kurie turėdavo kompiuterius ir taip. Čia pas tos, kur tau koinės mirdėjo, ne? Čia tie patys draugai, ne? Okay. Tie patys pas Erlandą labai eidavau. Aš atsimenu labai gerą, čia toks ganėtinai gal kvailas. Aš tėvų labai paprašiau, kad jie man nupirktų. Tuo metu turėjau PlayStation, nes mano pirma konsolė buvo PlayStation 1 iš tikrojo tėvo. Nice. Ir man tėvai nupirko, aš labai prašiau vairalasdės, ir jie man nupirko vairalasdę ant kompo. Net ne PlayStation. Tai netiko tą, ne? Aš bandžiau iš pradžių pas draugą, nusinešiau 4 aukštą pas Erlandą, bandėm kažkaip pajungti, nepajungiam, ten VGA jungtis, kai vaizdo kortos senos. Paskui aš bandžiau vaizdo kortą, nusikirpau tą laidą, pasiėmiau PlayStation laidą, bandžiau susilituoti, bybis dar blogiau gavo, aš neveikė nei tas, PlayStation'as sulūžo, nebeveikė PlayStation'as, eik tu. Bet tai ne pats protingiausias buvo. Nu, aš buvau tas vienas iš kukliųjų, kaip ką žinau. Ne. Blemau, kad tu atsimeni kompo visas tipo specifikacijas, tai čia žiauriai. Ne, aš atsimenu dėl to, kad man buvo labai svarbu, netgi gal net ne 800, gal 600, bet tarp to gigaherco nebuvo. Aš apšiai net nepamenu tokių dalykų, bet ką pamenu, kad ką laušiau, buvom svečiuose išvažiavę pas dabartinį pasaulio čempioną moto akrobatikos. Nice. Ir jisai turėjo šeima pasiturinti nebloga, jeigu namie viduje yra baseinas, namuose. Namuose baseinas? Jo. Tai jau te, kad kompą turėjau gerą, tai ten... Seniai, kompas čia pats prašiausias dalykas. 6000 litų. Ateinu ir man rodo, sako, tipo, nueik, sako, susipažinsi, sako, yra, sako, toks Paulius, žinai. Sako, nueik, susipažinsi, sako, tau gal duos pažais kažką, žinai. Davai. Net nežinau, ką reiškia, duos pažais kažką, žinai, užlipu į viršų, sėdi bičiukas ir žaidžia ir žiūrėjau, koks spalvotas įdomus žaidimas, nieko nesprantu, bet matau, vogia mašinas, važinėja, daužau sur. Bet tą Vaisytis spėjau. Vaisytis. Ir aš toksai, man dai palošt, eik, pizdėts Vaisytis buvo beleka. Tu neįsivaizdavai, kad įmanoma tokią realistišką grafiką. Ne, aš iš vis neįsivaizdavau, man kompas buvo vos ne kaip atradimas, toks, žinai, toks, what the fuck, kaip... Aš atsimenu, kad aš per ašaras išvažiavau iš ten, aš nenorėjau išvažiuoti. Neįmanoma, mes mus įtraukė į kitą gyvenimą. Tai va, buvo mano pirmas žaidimas žaistas, buvo Vaisytis ir tada kažkiek metų bėgant eilėj gavosi, kad buvom
buvom pas mamos draugą, kuris turėjo laptopą nešiojimą. Taip. Ir davė žaisti 2D iš šono Splinter Cellą. Splinter Cellas. Kažkoks buvo iš šono. Ar iš viršaus? Ne, iš šono, tai 2D. Taip. Tai gavau palošti Splinter Cellą ir irgi labai užkabino. Ir kitas žaidimas, čia 3 tokie pirminiai žaidimai, su kuriuos patmenu, kad ankstyvo vaikystėje. Kitas žaidimas buvo Wormsai. Wormsai. World Tour. Nežinau, kuri dalis, bet legenda. Ir man turbūt irgi bus tai iš šonų, ta pati primityviausia, ne 3D, kur tu kirminą valdai po žemėlapį ir jau ten ką nori. Ten tiesiog iš šonų paini, pašaukinėjai, numeti aleliuja granatą. Aleliuja. Ir išeina pusė žemėlapio grybukų tokių įsproksta. Tai va Wormsai, bet aišku, iš tų 3 žaidimų Vice City's buvo pats geriausias tada, ką aš mačiau. Aš net nežinau, ar tais laikais Andresas buvo išėjęs, ar ne dar. Ne. Gali būti, kad dar net nebuvo, bet jau ten greit turėjau išeiti, žinai. Arba buvo išėjęs Andresas, bet aš tiesiog Vice City pirmiau pažaidžiau, žinai. Okay. Tai čia ir jo pirmieji gėjimai, kurie šiai dienai man visi yra legendiniai. Splinter Cell gaila, nežinočiau kaip rast. Wormsus tai tuos įrašiau lengvai. Vice City's irgi yra dar šiai dienai. Aš tai atsimenu, į Aleksotą nuvažiavau pas pusbrolius 2005 metai. Nuvažiuoju ir jie turi padėtą kompą ne vertikaliai, o horizontaliai. Pentiumas 1 ar 2. Tas, kur vienas mygtukas yra ir viskas, daugiau nieko, ne? Jo. Kur bibliotekose būdavo mokykloje. Taip. Padėtas kompiuteris ant dėžės ir jie turėjo Diablo 2. Seni, kelt levelį, strong. Ir aš buvau vyresnis, tai aš, biškai atiminėdavau laiko buvimą, žinau, nes jie 2 ar 3 buvo, 2 man atrodo tuo metu buvo. 3, bet vienas dar nevaikščio, žinai. Tai blemba, atiminėjau laiką ir Diablo 2 man atrodė toks visiškai, ten RPG, žinai, gėjimas, kur tu keliesi levelį ir taip toliau. Nu, koks kosmosas atrodė tuo metu buvo. O dabar šiukšlių dėžiai? Aš, žinok, Resurrected dabar žaidžiu. Man visai patinka. Matai, čia dar turi patik dar turi tą stilių žaidimo pačio, žinai. Man, pažiūrėjau, šitie RPG nelabai man patikdavo, nors tas pats Mū hobis, Lineage'as 2, tas pats stilių žaidimo. RuneScape'as. Jo, RuneScape'as, visus jo žaidžiau vaikystėje, kreditus pirkdavom ant to Mū hobio, ten investuodavom, vipus prisipirkdavom, tebele ką darydavom. Loždavom visą šitą, o po to ant strateginių buvo dar, atsimenu, persimetęs kažkuriam laikotarpiui. Stronghold Crusader. Žaisdavau Strongholdą ir žaisdavau per internetą Travianą. Travianas visiška legenda yra. Jo, tai atsimenu, reikėdavo prisijunginėti, blemba, nes ten pusė tau trobų išgriaudavo dar, kad ten... Travianas kiek nervų yra suėdęs, kiek ten daug reikalų reikėdavo įdėti. O Jėzau, žiauru. O pirmoji konsolė, tai pas mane jau buvo net ne Sega, net ne Zilitonas, pas mane jau buvo naujesni laikai. Pirmoji konsolė, kurią aš gavau, tai buvo PlayStation 2, o PlayStation 1 teko žaisti pas draugą, atsimenu, dar tais laikais kažkokias lenktynės. O jo, mano pirmoji konsolė buvo, kurią gavau, buvo PlayStation 2 ir prijungia prie televizoriaus tėvulį, žinai, nupirkęs, aš toks, kaip čia taip gali būti, žinai. Tai buvo vieni pirmų žaidimų God of War. Tie legendiniai, kur ten dar reikėdavo su Graikijos dievais kovoti, visokie trigalviais libinai, ten viskas. Ir ko daugiau reikia vaikui? Kraujas taškosi, peilė eina, viską šaibom byra. Ko daugiau animacijų? Jo, visokį tokį. Ir aš žinai, ko nesuprasdavau šito fenomenu, kad aš žaisdavau Counter-Strike Source'ą. Aš jį vadindavau 1.7. Po 1.6 žaisdavau Source'ą ir su vienu draugeliu mes galėdavom pažaisti realiai nuo 2 valandos dienos iki 4 vakaro, tik tuo momentu su juo galėdavau žaisti, nes jam tėvai neleisdavo žaisti dėl jo mažesnio brolio, kad nematytų kraujų. O po to buvo atsiradęs Counter-Strike for Kids modas, kur šaudo iš bananų ir ten garsai visokie keisti. Tai tokį leido, bet žodžiu, aš negalėdavau su juo niekada lošti, nes jam niekada neleido lošti, nes dėl kraujo, tai bičas viskas, ką žaisdavo LOL'ą realiai ir viskas. Ir aš va šito... Kadangi man nebuvo tokio draudimo, aš niekada nesupratau, kaip tau gali neleis žaisti kompiuterinių vaizdo žaidimų, tiesiog, žinai. Bliama, bet čia pas tave biški tolėliau, matai. Jo, pas mane tolėliau, nes aš Sega esu žaidęs, Zilitoną esu žaidęs, bet ne savo tiesiog esu bandęs, žinai, pažaisti, bet kad labai daug man emocijų tai sukeltų, tai man net nėra, žinai, iš tos senosios konsolės. Man PlayStation 2 yra man OG konsolė, iš kurios perėjau į Xbox 3. Kaip Xbox'ą nupirko, eikt.
Bet seniai įsivaizduoja, kad PlayStation 2 yra 2001, man atrodo, leidimo. Kažkas tokio. Aš atsimenu, mano tėvai turėjo geriausius draugus, žinai, kur gyvena prie barakų Saulėtekio. Ir aš turėdamas PlayStation 1 ateinu 2002 ar 2001 metais, tik po išleidimo, man atrodo, PlayStation 2, gal kažkur klystu, ateinu ir Ievutė tokia buvo, dukra Arvido, jis Anglijai gyvena, jo žmona Lietuvoje, jis išlaiko, žinai, juos ir atsiuntęs PlayStation 2 juodą, didelį. Ir galvoju, kas čia per konsolį? Kas čia per konsolę, žinai, už mano ten 30 000 kartų geresnė, nes ir geimai visai 3D grafikos, Vaisitis, Budokai, ten, Jo. O dieve, ir aš atsimenu, turėjau tokius pedus, ant kurių Just Dance, kitai vadindavosi, tiesiog šokį. What the fuck, aš galvoju, kas čia per joystickai tokio dydžio. Tai seniai, įsiterpsi iš tą vietą, atvarau pas draugelį, žaidžia Guitar Hero su gitara. Taip, gitaristas. Žiūriu, su gitaryte. Galvoju, what the fuck, gitara ant žaidimų yra. Jo. Ir po to aš dar galvoju, blem, kai nežaidai, gal gali grodžinai dar, pasirodyti, kad žaidimų. Ne, blem, pas mane tai labai buvo, matai, aš kai gau PlayStation viskas, aš buvau draugų geriausias draugas, hebra. Jau visi pas mane ateina, o man tai kada tavo tėvai išeina į darbą ir taip toliau, paskui, o man tai gal galima atvaryti pas tave ir taip toliau. Aišku, pas mane, kai visada tėvai sakydavo, amžinas remontas, negalima, mes remontuojamės namus. Kaip paskui pažiūrės čia giminė, draugų tėvai į mūsų namus? Žinai, tokias atmaskės, bet duokit man tos draugus pasikviest. Tai mes tiek prageiminė ten ir Twisted Metal, ir Herkulį, ir Crash Bandicootą mes ten. Crashas. Kiek kapoja esam, Beyblade'us tos pačius. Aš žaisdavau, žinai, kad WWE 2006 metų. Ai, tai PlayStation 2 jau. Jo, dabar atsimenu, kaip viršelis Undertakeris, John Cena ir dar ten. Jo, tiek buvo, šiaip labai daug ikoniško, aš būčiau, blemba, užsirašęs daug. Aš atsimenu pas draugą, pas Erlandą iš 4 aukšto mes žaisdavom Horde 2. Čia irgi MMO? Ne, toks RPG kaip Stronghold Crusaderis, bet Horde 2, jis lietuviškas. Ten buvo vardas Olegas, ten Vladimiras. Lietuviškas Oleg, Vladimir, Mikhail. Lietuviškas geimas. Išlietuvinintas grajus buvo Horde 2, atsimenu. Tai Akelotė ir ko? Ja, mūsų legendiniai kūrėjai lietuvių, Akelotė ir ko, visi bankrutavę, skolų pilna. Bet kokie geimai buvo? Barmalėjus. Kelyje 2. Tada buvo šitas kažkoks princas ten. Buvo kažkoks detektyvas, kur reikia tirt. Toks animacinis. Buvo ten geimų nemažai tikrai per Akelotį. Bet legendiniai ir Kelyje 2 ir Barmalėjus. Aš tai matai, aš nebuvau durnas. Aš per savo gimtadienį vis laik užsipirkdavau personalinio žaidimo ir varydavau pas draugus. Seniai pasižiūrėk, kad turiu Undergroundą. Aišku, ten visi žaidimai per DC++ susiusti, nukrekinti, įrašyti į diskus, užklijuotas normalus tas, net ne originalai, pohai, įsijungia. Taigi tokie laikai buvo, tai seniai aš iš viso Xbox'ų 3 aš buvau nešiau į nykštuką parduotuvę tokią, ten dirbo toksai kaip bahuriukas. Jam kokie 70-80 buvo jau gal tada, bet jis vis dar gyvas. Ja. Tai jis tiesiog prastai atrodė jau tada, jam gal buvo tada pėmžinai. Dabar šiai dienai kokias 7-8. Panašiai jūs atrodo tik tiek, kad pas jį viena akis grybauja, kita riešutauja visas gyvenimas, kiek pamenu, akiniai tai ovalūs, o stiklo storis, gal toksai, žinai. Karočiai, bičias su stiklainiais ant akių, sakau, akys viena pasitinka, kai tu eini, kita prižiūri, kad žaidimų nieks neišvoktų. Ir nešiau pas jį savo Xboxą, kad nulaužtų. Nulaužė Xboxą ir tada išmokino tėvo draugelis, kompiuterastas, jis ten išmokino mane, kad galima parsisiųs per torrentus Xbox'o žaidimus ir per Demon Toolsą įsirašyti geimą į verbatimo tiesiog diskus. Bet turi diskas būti 8,5 gigų. Tie diskai, blemba, brangus buvo ir po 2 litus. Būdavo jie brangus ir prie lito, atsimenu, kad jie kainuodavo normaliai, daugiau, žinok, nei 2 litus. Ne 2 litus, daugiau. Kažkai, žinok, ne 6-7, jie labai brangus. Gal RV buvo, kad gali ištrinti. Jie labai buvo brangus diskai ir ten būtinai turi būti DVD diskas ir ten netinka joks kitoks, každa mamai paaiškino, kokio reikia parveža, žiūrėjau, CD-kų parvežas. Tie CD-kai šūdas, nėra ką dėti, ten muziką tik įsirašyti gali. Nu, žodžiu, tai išmokino mane per tos įsirašyti ir eidavau, atsimenu, žaidimai būdavo, kad
į du diskus turi įsirašyti tam Taip. tikrus žaidimus, pažaidai pusį, dedi paradu jau diską. Yeah. Tai, Please insert CD2. tai aš tų diskų dar dabar galva tokią krūvą turiu, nes aš seniai ir Xbox 3 turiu dar, Nice. by the way. Aš jau nepardavęs, jis kažkur guli tiesiog palėpė. Okay. Jis nenaudojamas, bet taip įsijungti nostalgiškai palošt, gal visai dabar net galvoju, kad gal visai galėjau čia atsivežti, būtum ant teliko pasijungę, pažiūrėti, kaip atrodo Xbox 3. Bairis. Tas meniu, žinai, ir kokių gėjimų turiu, nes aš ten atsimenu, turėjau ir DBZ, ir Narutus prisirašęs, ir Forza Motorsport 3 gal, ar 4, ten vienas senesnių. Nu, žodžiu, su Xbox'u tiek daug buvo praleista laiko ir visi žaidimai buvo nupyzdinti. Nu. Žinai, man kas keiščiausia buvo, kad mes, kai gavom Meganet internetą, jis turėdavo savo FTP serverį, kur belie kiek filmų, belie kiek žaidimų, viską gali pūstis iš karto iš FTP su žiauriai gerų greičiu. Taip, Nes seniau ką, Zemulė buvo. Zemulė. DC++. Tai Zemulė, Emulė, čia vos ne tas pats. Zemulė, turbūt, kad jo, tas pats torrentų, tai aš nesuprasdavau, kas tie torrentai, ten tie failiuką gauti torrento ir nueinu DC++, P kategorija, porn. Bet Zemulė, kiek šitų, sakau, kiek virusų buvo. O, dieve. Realiai kas trečias failas su virusu. Su virusais visada. Atsimenu. Bet kodėl seniau tos Aš virusus ir tą Trojaną buvau pasigavęs. Oi, aš visus virusus buvau jaučiu. Turbūt galėčiau būti žmogus, kuris kolekcionavo visus virusus vaikystėje. Visus buvau surinkęs. Kiti drakono rutulius, matulis, virusus tiesiog. Kolekcionavau. Žinai, kas keista, bet didžiausia pasaulio pabaiga būdavo ir tėvams, ir tau, kai neveikdavo kompas. Seniai, galvodai pizda, viskas. Viskas, praradau viską. Blue screeną, kai išmeta. Pirmą kartą, kai išmetė blue screeną, kas čia? Ką daryti? Panika, belia kokia. O įsijungi per viskas gerai. Blemba, tokį šiaip... Vien tas nostalgiškas garsas, kai būdavo stovi kolonėliais, plerpė jau supranti, kad tau skambys tuo. Pizdėt, bairis, žiūri, Nokia tau vibruoja pasėmė. Ne, čia geras. Čia prikolų daug būdavo. Tai va, tai su gėjimais kas dar. Po to, aišku, jau naujau laikai, atsiradinėjo visi geresni gėjimai, kur vis labiau galva neišneždavo, ant kiek žiaurus gėjimai yra. Tipo, šiai dienai tai čia iš vis nėra ką lyginti tų senų, bet man, pavyzdžiui, malonu įsijungti dabar kokį Andresą dar prasibėgti. Aha, yra High Definition Edition dabar. Nebūtinai, man tinka ir tas OG, žinai, kur Old Schoolas. Prisikeli savo muzonų į radiją, į tą user radiją Aš pačią. tai GTA Kaunas esu žaidęs. Aš irgi esu žaidęs. GTA Kaunas, bliat, koks zaibys. Kaunas. Aš vis dar norėjau, kad būtų GTA Marijampolė, niekada nebuvo. nes per mažas miestas, nieks ten iš Marijampolės. Tai kad ir tas GTA Kaunas nebuvo didelis padarytas. Jis ten Vaisičio varikliu kokį padarytas. Kas dar buvo? Sampas, man atrodo, buvo labai jaudžiai. Dėl to, kad Sargo serveris buvo, kur visos ten vos ne visi darbo profesijos vos ne visos būdavo. Sampas buvo dėl to, nes Sargas buvo vienas pirmųjų roleplay serverių, kur žmonės ne roleplayindavo, bet tiesiog dirbdavo visi. Tu po šūlės grįžai ir tu eini dirbti. Atitari savo 8 valandas, 7 valandas mokykloje. Ir tada visą likusią dieną vežiojo laiškus, kur čia serverį kažkokiam. Ar tai tie, kas policijoje dirbdavo, tai ten sunku būdavo patekti. O ten kieti būdavo tie. Jau suaugę. Mafiozų darbai, viskas. Realiai ten pirmieji roleplay serveriai buvo GTA kaimeliai, GTA Sargas, tai čia turbūt pats populiariausias, kaip CS turėjo populiariausią servą Laikiuksą, tai Sampas turėjo Sargą. Čia turbūt yra tie du OG, žinai, dalykai. Ne, mano, tai sakau, dar čia į vaikystę grįšiu, tai mano yra pats svarbiausias turbūt ir geriausias dalykas, tai RuneScape'as. Seni, RuneScape'ą atradau kokiais 2000, dar kai tą klasiką reikėjo žaisti 2002-2003 metais kompiuteriniai, pamačiau, kad vyresni žaidžia. Dar tarp kitko su keletas žmonių netgi bendrauju iki šiol. Ką pamačiau, DJ rangė 99, gau toks kietas čiuvas ir dar iki dabar turbūt tą RuneScape U7 drąsi žaidžiu, kas man yra visiškai nice, skemindavau, dupindavau. Visi taip darydavau. Matai, aš kaip, pažiūrėjau, atradau Rune, aš anglų kalbos labai dar sunkiai mokėjau ir aš nelabai suprasdavau, ką aš darau. Man tiesiog būdavo smagu teviščiukus, žudai karvę, žudai, bėgioji, persirengi, magiją išmoksi kažkokią. Aš žvejoju, atsimenu, lobsterius gaudai tuos lobsteriukus. Na 40 fishingo lobsteriai. Jo, gaudai, tai atsimenu šitos susibarius ir po to, kai atsimenu paaugau, jau išmokau anglų kalbos, tai va tada Runiai buvo lyga. Nu, tik RuneScape'as egzistavo, daugiau niekas neegzistavo, turbūt iš žaidimų toks jausmas buvo, nes niekas nebuvo įdomu taip kaip RuneScape'as, ant kiek gerai padarytas žaidimas. Ir jis dar iki dabar RuneScape'as yra vienas turbūt stipriausiai MMORPG išsilaikančių žaidimų.
Nes Jo. turi didelį player base ir vis didėja, nes Nes dabar daug WoW kas playeriai- numirė, seniai. Daug gėjimų numirė. Jo. L2 numirė Senai. Lineage'as. Aš tą C6 žaisdavau. Nežinau, kurį tu. C4, C6. C5, C4, bet aš pas draugus tik žaisdavau. Jo, bet Aš pas mane neveikdavo. susikurdavau tą... Silk Roadą žaisdavau vienintelį. Dark Elfę susikurdavau, žiūrėdavau jos krūtis, ausis gražias ir, karočiui, bėgodavau už tą Dark Elfę. Blet, kas su vaikais ir su tom krūtimo undergroundais jungiau panelę, kokią pamatai. Cik, 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 cik. Tai underground'i tik ta pati pagrindinė su rožinė maikute, kur stovi meniu Jo. su plaukas sušukuota. Jinai net nekalbėdama, atrodo, Jo. tiesiog taip įdavosi vos ne. Taip. Tai, bet underground'as irgi legenda šitie, blem, geri gėjimai, iš tikrųjų. Ant kiek gaila, kad jausmų nei dabartiniai vaikai gali patirti, nei mes jau galim, žinai, išgyventi per naują. Matai, man sunku dabar šiaip ir taip ar taip, jau minėjau, kad prisijaukin žaidimus, nu tipo seniau, tai tu turėdavai tą tokį magišką jausmą, o dabar jį kartais reikia atrasti. Bet tu realiai žaidži visus žaidimus, tuos pačius, ką žaisdavai vaikystėje, tik tiek, kad jie dabar šiai dienai yra su geresniam grafikom ir tie. Jo. Nes tas Man pats labai CS-as sunku prisijaukinti. CS yra senas, kai nežinau, Oi, kas. CS, aš LOL nuo irgi jau kokią 15 metų. 1.4, 1.5 turbūt esu žaidęs. Tai. Aš 1.5 irgi esu žaidęs. Bet aš Air Special Forces daugiau žaisdavau, tipo Change Game padarydavau. SF ir DBZ skraidai. Jo, DBZ. Visiškai. Tai reminį, su visų kiemu nuvarydomam Rutulių surenki, kompiuterinės, antrą levelį pasikeli. Tai aš paminu, koks atradimas buvo, kai tu galėjai pavirsti Sajenų. Z-raidę paspaudžius. Kol atradome tą, žinai, kas galėjo pagalvoti, kad tiesiog rusišką raidę reikia paspausti klaviatūrui. Reikėjo ieškoti, eik, tai žiaurus game. SF aš irgi maliau daug, iš tikrųjų tikrai nemažai. Šiaip šiai dienai iš viso, nežinau, tai tu turi iš vis žanrą, kuris tau yra, favorite žanras. Ne, tai turbūt RPG gamai. MMO RPG arba RPG gamai, kuriuose gali keltis kažkokį achievementą, dopamino šiek tiek pasikrauti ir taip toliau. Pats neįdomiausias žanras, žodžiu, tau yra pats geriausias. Jo. Turbūt. Jo. O siaubo gamai? Ne. Siaubo gamai aš negaliu. Kai amnezija atsirado, nebandai žaisti? Ne, Iveta žino, kaip aš žaidžiu siaubo žaidimus. Eik tu, na, aš negaliu. Šitaip. Panašiai, turime pas mane širdies ritmas koks 100. Darbinis, kai sportuojant. Turime, aš klikiu. O tai tu nei vieno game negali žaisti? Siaubo? Siaubo ne. Mane vieną kartą vaikystėje yra išgazdinę, aš dar iki dabar negaliu žaisti. Ką padarė? Nieko Už kampus tu ir bu. Su kaukį išgazdinu. Tai va, atidarau duris, vos nesustoja širdis, ble. Infarkto nebuvo. Man pats įdomiausias žanras iš tikrųjų tai yra, kai su savo mintim tu gali būti, aš žaidžiu tiesiog based lined story games. Tiesi linija, niekur nuklys negali. Elden Ringas tau nepatiktų. Ne. God of War'as, Uncharted'as, visi ekskliuzyviniai tie, žinai, PlayStation žaidimai. Šitie Assassin's Creed, Open World'ai man irgi patinka, ten Assassin's Creed'ai, Just Cause, Saints Row būdavo senais laikais, Open World'ai realiai ir based linija, kur tu eini. Tiesiog man, kai būna gera istorija, man taip zaibys palošta, aš nežinau. Čia, aišku, jau čia įtakos turėjau Vice City's dėl Open World'ų, žinai, ir istorijos, nes, jie vieni stipriausių rinkoje buvo Rockstarai visada, kad ir ką be paleisiu, buvo paleidę tą legendinį žaidimą Bully. Žaidęs Bully? Jo, Bully esu žaidęs. Kur tu varai į koledžą ir daužaisi, eini į pamokas. Blem, visai smagu būdavo, nes tu į pamokas negali vėluoti, laikrodukas tiksi. Prižiūrėtojai yra kiemuose. Po to paleidžia tai į miestą, ten bei miksą gauni, su riedlentą varai. Norėčiau, kad Bully padarytų remasterį. Jo. Arba paleistų antrą dalį, bet remasterio man užtektų per akis. Man žinai, ką patiko, pavyzdžiui, žiūrėt paskutiniu metu Iveta, šiaip mėgsta iki galo žaidimus, tai perėjo Hario Poterio žaidimą, Hogwarts'e. Legacy? Pati naujausia dabar, kur. Legacy'as, ne? Aš jau nesu perėjęs. Tau jis nekabinu? Aš tik žiūrėjau, kaip Iveta žaidžia, Ivetai labai patiko, kiek suprantu. Aš dabar ant handheldą savo tikrai galiu daug single player. Žiauriai geras, Jis žiauriai geras. Aš atsimenu, kad aš gan nemažai buvau. Ten level yra, ne, Iveta? Yra. Yra lygiai, kažkaip tu keliesi siek savo kažkokį, tai kad status skillai ir kažkokį. Va. Tai aš atsimenu, kad irgi buvau normaliai pagrindinės, nes aš ir tos juodosios magijos jau ten mokėjau. Tai juodukas buvai? Ne, buvo baltas, bet tiesiog kai Voldemortas visus kers galėjau iš eilės. Ten tą vadą kadabra. Abrakadabra. Dožai visus, ką tu nori. Tai patiko, bet man kažkokiu momentu toks, tiek jau pralaušiau ir vis dar pabaigos nematau ir
Atsibodau tiesiog. Yeah. Dabar galvoju, dabar pasakyt, norėčiau šiandien pažaisti, ką žinau, norėčiau ir ant to šluotos paskraidyti ir... Man labiausiai nepatiko skraidyti ant šluotos, kur varžybos buvo per tos ratus. Nežinau, man tai visai smagu ir ant to šluotos ten buvo skraidyti. Vieta kalbėjo, kad nepatiko, kad varžybos buvo. Ten tas, kaip jis vadina, kvidičas. Kvidičą tą žaidimą. Man sako, pereik, man tai pereik. Ir duoda man tą pultelį, nenoriu, blėt. Pereik. Pereik, nu tai ką, negali? Nevyras, paimi pereini. Ant prie sėkų, žinai, koks smagus gėjimas dar, Astrobotas. Su robotuku. Jo, kai Mario. Kur paleido, jis tapo metų gėjimų užpernai. Tai irgi visai smagus toks for funsies pažaist. It Takes Two labai geras. Tai perėjom. Split Fictionas geras. Split Fictiono pusę perėjom. Geras. Pabaigit, jis geras. Ir jis nėra ilgas, jų jau nedaug liko. Nu, mes daug perėjom. Bet tie minigamai, kur yra referencai su kitais žaidimais, tai labai fain. Jo. It Takes Two mums buvo pats geriausias dalykas. Geras. Ir bandėm turbūt 4 kartus eiti, bet tada ten per streamą perėjom kokią 15%. Aš šiaip reiktų tipo žaisti su savo antrą pusę, ne? Čia tokio principo darytas žaidimas. Esu perėjęs su savo broliu, su Paulinos pusbroliu, su savo Ošviu beveik esu perėjęs į. Ir susitaikė su Ošviu. ir turbūt, ir dar su vienu draugeliu esu perėjęs. Tai aš gal 3 kartus esu perėjęs į Takes Two, bet nei karto nesu žaidęs su Paulina. Jie tiesiog neįdomu šitie žaidimai. Blet, kaip liūdna. Ne liūdna. Jinai turi savo pomėgius, o savo. Viskas gerai. Aš suprantu jos pomėgius, jinai supranta mano pomėgius, žinai. Tai... Bet geras gėjimas. Ką, pavyzdžiui, dabar norėtum pažaisti, pavyzdžiui, koks žaidimas pirmas? Nu, blemba, Hogwartsą gal? Ne, bet be Hogwartso, kas iš seniau, pavyzdžiui, likė tavo širdį. Su mielu noru, ką dabar, šiuo momentu turėčiau daug laiko, ką pažaiščiau. Assassin's Creed Shadows, nors jisai naujas yra, tas Japonijos kultūros, žinai. Yeah. Vien dėl to, nes šią savaitę aš Ghost of Yotei platiną paėmiau. What? Jo, Ghost of Tsushimus platiną paėmiau prieš porą mėnesių ir dabar paėmiau Ghost of Yoteis jau. Nice, tai tu biškai gameris toks. Nu, ten PlayStation, aš gaminu nemažai, pultelį nusipirkau nuo PlayStation. Bliam, man reikėtų didesnio ekrano, to nereikėtų taip žiūrėti žaidimą. Žinai? Pas mus ne, mažas... tu kaip Gigo Čedas, tu nežiūrėk taip žaidimą. Ne, pas mus labai mažas tas ekranas, 45, man atrodo. Tai čia mažas ekranas. Nu, bliam, seniai žaidžiu per... už 3 metų, 4 metų. Seniai aš per 25 inčių monitorių žaidžiu prie kompo PlayStation. Ne, nu, bet prie kompo, o ten aš bandau ant softkės taip, turiu žiūrėti. Nu, akinukų gal jau reikia senelį. Tai mielu noru pažaičiau dabar tą Shadows dėl to, kad japonų kultūra, nors žinau, kad ten labai didelis grindas, bet sakiau, paimsiu platą. Ką jau daryti, paimsiu ten platą, bet laiko klausimas, o jeigu į senuką norėčiau labai pažaisti, žinai ką, aš netgi žiūrovų paprašysiu, žiūrėkit, Hebra, aš jums pasakiau, kad man patinka tokį story-based, gal biškai ir open worldai, pasiūlykit Hebra, ką pažaisti. Aš atrašysiu visiems, kas pasiūlys bet kokį žaidimą, bet nesiūlykit tokių kaip God of War'as, Uncharted'as, GTA. Siūlykit kažką, Detroit Become Human irgi nesiūlykit. Šitų visų pagrindinių A-listę ir neimų nesiūlykit dėl to, nes galimai aš būsiu visus juos perėjęs. Aš perėjęs į šitą, aš viską esu beveik perėjęs, aš esu labai daug pagrindinių žaidimų esu perėjęs. Okay. Aš belekiek atgaiminės iš tikrųjų esu. Tai noriu, kad pasiūlytų važiurovai kažką, kas būtų įdomu ir jo, Heavy Rain'ai perėjęs. Ką tokį? Unravel dviese reikia žaisti. Ja. Pirmas. Tie siūlai, ne? Ja. Reikia ten dviese žaisti. Aš pasakysiu, kad aš norėčiau dabar kažkaip įstrigų į galvą Prince of Persia, Warrior Within arba Sands of Time. Sands of Time. Sands of Time. Ne. O pirmas Prince of Persia. Warrior Within gal geresnis, Dark Side'ų galėtų tokį, kur su grandinė. O Sands of Time toks truputėlį quest base ir taip toliau, bet irgi kovoja. Tai pirmoji dalis. Sands of Times yra, bet pirmas kolasas tu gali atsukti laiką. Jo. Su smėliu šiek tiek. Jo. Bet tas Warrior Within tai geras dėl to, kad tu bėdės gali pasijaus, kai tampi tuo Dark Side'u, tai ten su ta grandinė beleką išdarė. O jeigu pats galėtum, pavyzdžiui, sukurti žaidimą, kokį norėtum sukurti? Ką žinau, neįsivaizduoju, bet man gerai, ką žmonės kuria. Aš tikrai aš ant šito dalykų nepasikausęs, negalėčiau sukurti. Bet dabar va, kaip pasakei... Suprask matulį. Prince of Persia, kaip pasakei Prince of Persia, tai dar atsimenu, kad ir Lara Croft labai zaibys, Tomb Raideriai buvo labai... Jo, Tomb Raideris aš nes ant to pačio principo padaryti vos ne žaidimai, kaip ir Uncharted'ai padaryti ant to paties principo. Tai Tomb Raideris irgi šiaip gan gera legenda. Splinter Cellas irgi, žinok, man buvo smagus, ten per selfą. Aš Siphon Filter žaisdavau. Siphon Filter? Siphon Filter. Kas čia yra? Čia irgi toks rusiška versija Splinter Cell'o. Ne. Gal? Nes tu kaip pats girdi, kaip skamba, tu atrodo paskai tą patį žaidimą, tik tais švepluodamas.
Gali būti. Sifon filtrą, Sprinter Cell tiesiog. Nežinau, čia man atrodo atskiri gėjimai, jeigu neklystu. Blemonė, aš net negirdėsiu. O dar kas iš šitų žaidimų, Tomb Raideris, Uncharted'as, iš Assassin game'ų, kur stealth'as labai geras, Hitmanai yra va legenda. Hitmanai, jo. Gal ką norėčiau pažaisti šiandien, tai Hitmaną. Tai ir žaisim. Hitmanas, nežaisiu. Hitmanas geras game'as, atsiradęs ant telefono be. Mano draugelis sakė, už 8 eurus nusipirko per App Store ir perėjo Blood Money yra. Kas ant telefono žaidžia? Yra savo beveik perės ant telo. Aš ant planšetės. Kas žaidžia ant planšetės? Kas turi Netflixą? Realiai, planšetės turi šiam 5+ žmonės. Rimtai aš tau. Tai aš į tą pusę. Arba ligoniai, kurie būna po operacijos ir suprantu palatoj patogus planšetėje gulėti. Tai jie būna ar pasiskolina, ar nusiperka tam trumpam laikui. Tai čia 2 pateisinamos priežastys yra šiam 5+ arba tu po operacijos kažkokios esi ligoniniai. O tep savo naudojimui, laisvalaikio, ne, planšetė, tai no. Turėjom. Kur tu turėjai? Galaxy turėjau. Galaxy planšetė? Galaxy Tab? Naujausia. Okay. Didelė labai. Ką reiškia didelį? Kaip kompas, 16 inčų. Ai, tai, kaip laptopas jau realiai. Jau kaip laptopas, jo, gavas. Jau galėjo, jo. Tai va, norėčiau, kad pasiūlytų man žaidimų. Tau nežinau, reikia. Ne, man nereikia, aš turiu ir ką šiaip gyvenime veikti. Ai, turi, ne? Saka, grindinsiu iki 10. O tu, pavyzdžiui, PlayStation nenorėtum? Aš norėčiau PlayStation, bet tada... Nes tu nesupranti jausmo, ką reiškia gaut platiną. Jo, aš norėčiau PlayStation, bet Iveta man sako, kam tau reikia, vėl stovės dulkėstas PlayStation, Xbox'ą mes turėjom. Eik, ne, tai Xbox'as, kad dulkėjo, tai suprantu visiškai pilnai. Mano irgi dabar jau dulka 3 nuo... Kai turėsim naujus namus, o turėsim konsolę kažkokį, galbūt Steam boxą pasimsim, nežinau. Čia ta nauja, ne? Naujausia, vat ką tik nieko negirdėjau apie ją. Užvakar. Ką sakė? Bairis. Realiai už Steam Decką 6 kartus galingesnė konsolė, 6K, 4K, 60. Bet tokio kvadratinio kubo principo, ne? Kaip GameCube'as, jo. Ir šiaip visai bairis. Tai va dabar apie naujienas irgi išleido akinukus Steam'o. 3 daiktus išleido. Kontrolerį, GameCube'ą. Jie jų dar neišleido, jūs dar tik pristatė, ne? Pristatė, taip. Bet čia mano spekulacijos. Išleido Steam Cube'ą, išleido akinius Wire'o ir išleido kontrolerį. 3 daiktai. Ir visi ant vieno daikto. Half-Life'as, 3 irgi galimai. Tai bet apie jau daug kalbų ir taip yra, kad jisai kaip ir official, kad jis bus, tai nėra datos. Bet dabar tuos 3 pristatė, tai gal čia kažkoks insidas. CSO nesutvarko čytinimo, tai gal kažką kito sutvarkys. Žinai, bet tu galvoji, kad Half-Life'as būtų 3 ant tiek geras, kad pranoktų 2? Manau, jo, galėtų. Aš abejoju. Man atrodo, vien dėl to, kad ta pati nostalgijos jausmas, kokybė žaidimų, nežinau, per didelis laiko tarpas ir praėjęs, kad galėtų nukonkuruoti, man atrodo, savo... Man sukurkit SF atnaujintą versiją, aš žaisiu. Ne, tai aš ir žaisiu. Šiaip žinai ką, šitam podcast'ui, blemba, reikėjo pasimti kokią konsolę ir išbandyti kokius senus grajus. Va čia man... Jo, tai kur juos gaut? Nu, aš būčiau kažkaip nupirkęs. Nes kur gaut dabar seną konsolę su žaidimais? Būčiau nupirkęs. Šiaip žinai, kokį bairį atsiradę yra. Mano brolis jaunesnis, jisai nežinau iš kur, ar iš kiniečių, ar kažkokiam žaidimų šope rado, jis nusipirkęs yra principas kaip Game Boy'us. Jo, bet ten visi žaidimai yra, visų konsolių. Bet gal 2 ar 4 tūkstančiai žaidimų. Jo, aš žinau. Man dai palošt, įsijungiau, dabar kažtai buvau įsijungęs per jį. Ten kaip pasavita. Jo, bet tipo Mortal Kombat ar kažką įsijungiau. What the fuck, ant toko daiktų. Ir ant kiek malonu. Ir viskas viduj ir sakau, tai kiek sakau, tu už jį sumokėjai ar 15 ar 25 eurus. Iš temų. Tai šiais laikais atsiradė tokių tiek galimybių, kad, sakau, galva net neišneša. Bet dabar, gamingas yra visiškai nauja, kaip ir kiekvienais metais visiškai nauja kažkokią atgaivą atgauna, bet aš su laiku, man jau daug metų. Tu tai matai jūs įsidėjęs, o aš dėl to žiūrėjau ir prašau, kad man pasiūlytų ką žaisti, nes aš šiai dienai, nuoširdžiai pasakęs, aš neturiu ką žaisti ir nesugalvoju ką žaisti. Gali man būti seni gėjimai, gali būti naujesni gėjimai, bet kokį, man išveš bet kurį gėjimą, gali bet ką siūlyti realiai. Tai, nes aš tiesiog dabar įsijungiu kompą ir
Jei norėčiau eit palošti, aš turėčiau jungti CS, nes aš realiai nieko kito neturiu. Jo, Šiai dienai, o prie konsolės tai jo, tai dabar žaidžiu, tai viskas gerai, žinai, turėjau kaip užimt laiką, bet kadangi dabar žiema artėja, atšalo orai, bus daugiau laiko namie praleidimo, žinai, tai norėsis kažką palošti, bet norėčiau kažką, kas būtų žiauriai faina. Aišku, buvo žmonės man siūlė, žinai, yra tie žaidimai Telltales, kai būdavo Walking Dead'o, pieštiniai tie cartoon, The Wolf Among Us kažkoks buvo, Batman'o Telltales kažkokie yra. Aš nei vieno iš tų nesu nežaidęs ir sakė žmonės, kad čia šiaip žiauriai geri gėjimai. Ten daug tau nieko per daug nereikia daryti, pasirenki tik tais pasirinkimus ir ten tavo ta linija eina, ar veikiai išgyvena per tavo sprendimus, ar nežinai. Tai įsigavo šitą gal visai irgi bairis būtų paložti, bet tai va, kad savo vienam, kad nebūtų multiplayer, man multiplayeris gali neegzistuoti. Man tai turi būti. Multiplayeris smagu palošti retkarčiais su Hebra, bet man ir vienam labai smagu. Aš pasileidžiu fonę podcastuką kažkokį, įsijungiu game, chillinu, muzikytį gali groti kažkas, tai sakau, tegul pasiūlo žmonės. Aš nebreklau, čia trečią kartą prašau, gal kažkas nuspręs pasiūlyti, nes jaučiu. Pirmą kartą išgirdot, galvojat, ne, nesiūlysiu, antrą, nublema, gal reikia pasiūlyti, dabar išgirdot trečią, nu gerai pasiūlyti. Aš tai manau, lietuviams reikėtų daugiau pagamint. Kodėl? Iveta man sako jau. Kodėl? Manau, kad daugiau pagamint, nes visi lietuviai labai nelaimingi, tai galbūt gaminimas atvestų į tą laimę. Aš nemanau. Polikorektiškas labai bus. Tas gamingas irgi, tu, kaip čia pažiūrėsi, jeigu visi gamings, tai visi bus tokie, žinai. Nebus, Bus tokie. bus normalūs. Norėčiau, kad būtų, nes aš noriu, kad būtų pasaulyje kuo mažiau snowflake žmonių. Ne, kad Kaip dabar šiais laikais yra sunku bendrauti su daug žmonių. Vien dėl to, kad visi pasidarė kaip snaigės ištirpsta. Atrodo, mano metų žmonės, taigi visi mokyklose pro patyčias kiaurai esam praėję. Jeigu tu gyvas šiai dienai, tai tu esi praėjęs patyčių kultūrą ir kodėl neišnykus. Sugrąžinkime patyčias. Galim sugrąžinti patyčias. Vat ir dabar ir užbaigsim. Viskas. Peace. Šitas podcast pavadinimas. Gražinkime patyčias. Per daug gražinkime patyčias. Taip. Kiek likų bus, nors kad net nekalbėjom apie tai. Viskas, su jumis buvo dviem per daug. Matulis, aš gal kiek mažai apie gaiminimą. Reikėjo. Ne, aš tai nemanau. Viskas gerai, nes gal natūraliai pakalbėjom tiesiog iš savo prisiminimų, nostalgiškai taip, apie gaimus. Bet įsivaizduoju, galėjom čia turėti. Nėra taip lengva kalbėti. Ką mes galėjom turėti, nieko tu nesušaudai. Jūs žinot ką, pasiūlykit man ką lošti ir pasiūlykit, ką norit matyti kitam podcast'e, kokią temą. Ir tai temai Omantas pasiruošė ir galėsim visi įvertyti, kiek jis blėt pasiruošė. Ačiū. Iki. Viskas. Uždarė.